Jehova Jirech. Antra dalis. Šis Viljamo Marijono Branhamo pamokslas buvo pasakytas 1964 m. balandžio 3 d. Louisville mieste, Misisipės valstija, JAV. Pastovėkime dar trumpai palenkdami savo galvas. Dangiškasis Tėve, šį vakarą esame dėkingi už turimą galimybę vėl ateiti į šlovinimo namus, kur galime pateikti save ir savo problemas tau, nes tu pažadėjai susitikti su mumis čia po pralietu krauju. Vienintelė Dievo numatyta vieta, kurioje nusidėjėlis ar bet kas kitas galėjo susitikti su Dievu, buvo po pralietu krauju. Todėl mes ateiname Viešpaties Jėzaus vardu, žinodami, kad tu tai pažadėjai. Jei ko nors prašome šiuo vardu, tai turėtų būti duota. Mes tikime tavimi, Tėve. Padėk mūsų netikėjimui. Meldžiamės, kad mūsų šio vakaro susirinkimas būtų Dievo šloviai, kad Dievas būtų pagerbtas ir kad jo vardas būtų atpažįstamas tarp žmonių. Mes prašome to Jėzaus, Dievo Sūnaus vardu. Amen. Jūs galite sėstis. Laikau tai didelę privilegiją šį vakarą vėl būti čia ir matyti šį nuostabų žmonių būrį susirinkusi čia. Manau, kad žmonės sakė, jog šioje vietoje buvo gyvulių paroda. Susirinkimus man teko rengti beveik visose įmanomose vietose aplink pasaulį. Prisimenu, kad Kalifornijoje turėjau 2 ar 3 susirinkimus galvijų parodų rūmuose, kaip jie juos vadina, ir įvairaus dydžio, nuo mažo kambarėlio, kuriame tilpo 5 ar 6 žmonės, iki didžiausio mūsų kada nors vykusio susirinkimo Bombėjuje, kur vienu metu susirinko 500 000 žmonių. Bet Bombėjuje buvo didinga, mūsų Viešpats išgelbėjo daugybę žmonių. Jei tik būtume galėję pasiekti, kad bažnyčios tarpusavėje bendradarbiautų, jos būtų galėjusios priimti buvusius hinduistus ir kitus, ir jie iš tikrųjų buvo tie, kuriuos mes vadiname netikinčiaisiais. Visus, kurie netiki Viešpačiu Jėzumi Kristumi, mes vadiname netikinčiaisiais. Ir ten iš ties buvo tūkstančiai žmonių, kurie priėmė Kristų, bet tu tiesiog negalėjai prie jų prieiti. Po to Durbane, Pietų Afrikoje, vieną popietę per vieną kvietimą prie altoriaus suskaičiavome 30 000 žmonių. Ten kitą dieną buvo Durbano meras Sidnis Smithas su maždaug 7 ar 8 dideliais britiškais sunkvežimiais, kurie buvo tiesiog prigrūsti senų ramentų ir daiktų, kurių pagalba žmonės nuėjo 100 mylių. Tiksliau, jie kelias savaitės gabeno juos per džiunglės ant neštuvų, jie buvo sukrauti pilni jų. Meras paskambino man ir pasakė, prieikite prie savo lango, kuris yra į Indijos vandenyno pusę, ten viešbutyje. Pasakė, ir pamatysite tai, ko dar niekada nematėte. Ir ten tie dideli sunkvežimiai buvo prigrūsti, kaip mes tai pavadintume, ramentų, neštuvų ir taip toliau, kuriais jie iš džiunglių atnešė savo artimuosius, o žmonės, kurie dieną prieš tai gulėjo ant jų, ėjo paskui sunkvežimį ir giedojo tik tikėk savo gimtąją kalbą. Tai tikrai buvo jaudinantis reginys. Ir ten buvo daktarai. Daugelis jų apžiūrėjo žmonės su vairiomis problemomis, norėdami įsitikinti, kad jos tikrai buvo. Mes nenorime nieko skelbti ar nieko spausdinti, jeigu nebus galima įrodyti, kad tai yra tiesa. Tai privalo būti įrodyta. Ką tik gavau laišką iš prieš kurį laiką. Jis tiesiog man buvo atsiųstas. Yra vienas ypatingas garsus gydytojas Indijanoje pagal tikėjimą. Jis yra katalikas, o jo sūnus yra kunigas Šventojo Meinardo vienuolyne Jaspero mieste Indijanoje. Tai buvo daktaras Ackermanas. Kartą su juo teko susitikti medžioklės išvykoje. Jis jau 11 metų medžioja elnius, vapičius, bet jam nepavyko jo sumedžioti. Ir tą naktį beveik iki 2 valandos mes sėdėjome ir kalbėjomės apie Viešpatį. Aš išgirdau, kad šis daktaras buvo toje stovykloje, taigi, kai ten atsidūriau, tikėjausi pamatyti arogantišką ir abejingą žmogų, bet aš sutikau labai gerą, mielą vyrą. Jis priėjo prie manęs ir paklausė, ar jūs esate brolis Branhamas? Ir aš pasakiau, taip, ponia, esu. Ir jis paspaudė man ranką, jis pasakė, aš esu daktaras Ackermanas. Aš atsakiau, na, aš tikrai džiaugiuosi, kad galiu su jumis susipažinti.
Pradėjome kalbėti apie Dievą ir apie tai, kad jei jis kada nors buvo Dievas, jis turi išlikti Dievu, nes kitaip jis niekada nebuvo Dievas. Suprantate, istorinio Dievo šiandien nepakaks, jeigu jis nėra toks pats žmonėms šiandien, koks buvo nuomet. Taigi apie 3 valandą mes, o vedlys mus pažadino ir aš taip pat buvau vedlys, todėl ketinome leistis į kelionę, nuvesti savo vyrus į įvairias vietas, kur mes būdami vedliais eidavome. Leidžiantis žemyn su manimi eiti buvo paskirtas daktaras Ackermanas. Leidžiantis žemyn jis sustojo, likus šiek tiek laiko iki prašvintant. Uždėjo ranką man ant peties ir paklausė: broliu Branhamai? Aš atsakiau: taip, ponė, daktare. Jis tarė: aš esu visiškai įsitikinęs Jėzumi Kristumi. Jis tarė: aš turiu berniuką, žinote, jis yra kunigas ten vienuolyne. O aš atsakiau: taip, ponė. Jis tęsė: aš tikėjimo esu katalikas, manau, kad tai yra bažnyčia. Jis pasakė: aš manau, kad jei jis kada nors buvo Dievas, tai jis yra visų žmonių Dievas. Aš atsakiau: yra būtent taip, jis sukūrė visus žmonės ir iš vieno kraujo jis sukūrė visas tautas. Ir jis atsakė: taip, ponė, aš to tikiu. Pasakė: aš skaičiau jūsų knygas. Jis tarė: noriu jums pasipasakoti. Aš tikiu, kad jeigu jūs paprašysite Dievo duoti man elnę vapiti šiandien, aš jį gausiu. Pasakė: 11 metų juos medžioju, buvau užkluptas sniego audrose. Aš atsakiau: daktare, paprašysiu viešpaties, kad duotų jums vieną. Tai viskas, ką galiu padaryti. Ir kai jo paprašiau, pasimeldžiau ir už jį aš pasakiau: daktare, lygiai 9 valandą šį rytą viešpats jums duos elnio vapičio patiną su 5 ragų šakomis. O jis pasakė: aš tikiu tuo. Tai viskas, ką jis turėjo padaryti, jei tuo patikėsi. Taigi, su draugu užlipome ant kalvos ir budėjome sargyboje. 9 valandą pasigirdo ginklo šūvis. Jis sumedžiojo elnio vapičio patiną su 5 ragų šakomis. Mes nuėjome ir padėjome jam jį parvilkti. Jis atveda čia savo pacientus, kad už juos būtų pasimelsta. Ką tik gavau specialų prašymą, kad jis turi žmogų su vėžiu. Moteris miršta nuo vėžio. Jis norėtų ją čia parskraidinti, bet aš grįžtu namo po rytojaus, po to poryt. Todėl aš jam pasakiau, kad tiesiog palauktų, kol mes ten atvyksime, o kai atvyksime, pasimelsime už tą moterį. Taigi, suprantate, žmogui reikia išmintingai paaiškinti apie jo atvejį, apie dievišką išgydymą. Tiek daug kalbama ir vis tik į jį yra įvelta tiek daug fanatizmo, kaip ir visame kitame. Bet kurioje religijoje ir visur kitur atsiranda fanatikai. Netgi pas musulmonus ir hinduistus atrasite tokių. Atrasite ten ką nors seną veidmainį, kuris linksmina kokius nors turistus, gulasi ant vinių ir taip toliau, ant stiklo šukių, tačiau viduje yra žmogus, kuris tuo tikrai tiki. Jis tai daro kaip auką. Ir mes tai pastebime visur, mes pastebime fanatizmą, net fanatiškas valgytojas suvalgo per daug arba bet kas. Bet jei šventajame rašte iš tiesų yra pateiktas toks atvejis, tada niekas negalės, aš sutinku, daugiau tikinčių daktarų nei tikinčių tarnautojų. Aš tikrai sutinku daugiau tikinčių. Aš buvau pakviestas į interviu Mėjų klinikoje. Jei visi tai žinote, tai buvo publikuojama visose laikraščiuose ir visur kitur. Ir visur yra puikių daktarų klinikų. Nėra nieko, kas jie to tiki. Man yra tekę girdėti daktarų, kurie atėjo pas mane, kaip ir per interviu ten, ir pasakė: mes netvirtiname, kad galime išgydyti, tvirtiname, kad tik padedame gamtai, yra tik vienas išgydytojas Dievas. Kas iš jūsų skaitėte Reader's Digest apie tą mažai Donny Mortoną, kuris jie parašė, kad buvo išgydytas, ir Donio Mortono stebuklas Reader's Digest. Taigi dėl to mane pakvietė į interviu. To berniuko atsisakė Mėjo klinika, Hopkinso ligoninė ir visos kitos, bet viešpats Jėzus jį išgydė, padarė jį sveiką. Ir Florence Nightingale, velionės Florence Nightingale proanūkė Londone, Anglijoje, ji buvo atskraidinta iš Durbono, Pietų Afrikos, ir šis atvejis buvo klaidingai pateiktas, visai kaip ir daugybė kartų. Ir krikščionybė žmonėms yra pateikiama klaidingai. Krikščionybė žmonėms buvo pristatoma kaip įsitikinimų deklaracija. Krikščionybė yra gyva būtybė, Jėzus Kristus, prisikėlęs Dievas, kuris yra gyvas ir dabar yra tarp mūsų. Krikščionybė yra asmuo, o ne įsitikinimai. Pažinti jį yra gyvenimas. Net nepažinti jo žodį, tai negyvenimas. Pažinti jį, o jis yra žodis. Neseniai vienas vyrukas man pasakė, aš kaip tik diskutavau apie tai, ką mes galvojame apie vieną rašto vietą Biblijoje. Šis vyrukas buvo tikras teologas. Jis pasakė: na, jūs tiesiog neišmanote savo Biblijos. Aš atsakiau: bet aš labai gerai pažįstu autorių. Taigi tai svarbiausia, ar aš jį pažįstu. Jis pasirūpins viskuo kitu. Pažinti jį yra gyvenimas. Ir taigi rytoj
ryte šiame pastate bus mano viešųjų ryšių specialistas daktaras Liveilas. Jei jums kyla klausimų, ateikite, jis atsakys į juos ir padarys viską, ką gali, kad jums padėtų. Daktaras Veilas yra čia, manau, kad dabar jis yra kažkur pastato gale. Labai geras mokslo žmogus ir labai gerai parengtas vyras šiam darbui. Todėl, jei kam nors kiltų klausimų ar dar ko nors užuot bandė juos užduoti dabar, tokiame viešame susirinkime kaip šis, kreipkitės į daktarą Veilą. Jis mielai pasikalbės apie viską, ką norėsite su juo aptarti. Ir po to ryte jis čia turės tarnavimą ir mes mielai susitiksime su žmonėmis čia. O tada sekmadienio rytą visame mieste bus sekmadieninė mokykla. Mes nebandysime užimti sekmadienio ryto ar popietės čia esančio auditorijoje, nes tai neteisinga. Suprantate, bažnyčios, jūsų pareiga yra jūsų bažnyčioje ir kai bažnyčioje vyksta tarnavimai, ten turėtų būti jūsų vieta ir mes nenorime, kad kas nors išeitų, nes jūsų pareiga yra lankyti jūsų bažnyčią. Jei jūsų bažnyčioje vyksta prabudimas, o mes atsitiktinai atvyksime į miestą, kuriame vyksta jūsų prabudimas, mes to nenorime daryti, visiškai ne. Esame čia krikščioniškoje bendruomenėje, tolerancijos, geros valios visų žmonių, visų bažnyčių atžvilgių. Aš nepriklausau jokiai organizacijai, visiškai nepriklausau jokiai organizacijai, aš esu tik krikščionis ir aš kokią tik turiu įtaką, tiesiog stengiuosi ją pasinaudoti, kad pagerbčiau Kristų ir atvesčiau nusidėjėlius į atgailą. Tai viskas, ką žinau, reikia daryti, tikėdamasis, kad tą dieną jis pasakys gerai atlikta. Tai žodžiai, kuriuos noriu pasakyti, išgirsti jį sakant. Aš dažnai susimastau, aš būčiau norėjęs išgirsti, kaip jis tą dieną stovėdamas ištiesė savo rankas ir tarė, ateikite pas mane visi, kurie triūsiate ir esate sunkiai apkrauti. Taigi, tai buvo praeityje, tačiau gerai atlikta, gerasis ir ištikimasis tarne bus ateityje. Ir aš gyvenu tam, kad tai išgirščiau. Ir taigi, sekmadienio popietę melsimės už ligonius. Kartais žmonės tai vadina išgydymo tarnavimais, taigi tai nėra išgydymo tarnavimas, tai malda už ligonius, suprantate, mes meldžiamės už ligonius. Ir įprastai išgydymai įvyksta tada, kai mes meldžiamės už ligonius. Noriu, kad kiekvienas tarnautojas iš visos šalies, iš visur, kuris tiki, būtinai ateitų sekmadienio popietę ir stovėtų su mumis, kai melsimės už ligonius. Nepriklausomai nuo to, kokia yra jūsų denominacija ar kas nors kita, mums tai nerūpi. Be abejo, jūs užjaučiate savo žmonės ir žmonės, kurie yra Dievo tauta ir žmonės, kurie nori būti išgydyti. Atminkite, kad susirgus jūsų pirmoji pareiga yra kreiptis į savo daktarą ir sužinoti, ką jis pasakys. Ir po to, jeigu jis diagnozuoja kažką, ko jis negalės, jeigu mokslas negalėjo jam atskleisti, kuo jis jums galėtų padėti, tada jūs turite teisę kreiptis į Dievą. Jis yra didis gydytojas. Ir tada melskitės ir prašykite, kad už jūs melstusi. Jie tai daro ir turėtų daryti kiekvienoje krikščionių bažnyčioje. Galbūt jie tai daro ir čia, aš nežinau, tačiau dažniausiai krikščionys meldžiasi už savo ligonius. Presbiterijonai ir daugelis kitų visoje šiaurėje ir įvairiose šalies dalyse rengia didelės gydymo kampanijas, meldžiasi už ligonius ir sėkmingai tai daro. Presbiterijonai, liuteronai, metodistai, daugelis iš jų. Jų didysis prabudimas prasidėjo nuo išgydymo kampanijų, bet jie nuo to atsitraukė, žinoma, pasirodo nauja grupė, jie susirenka, grupė žmonių ir suskaldo. Tai taip, kaip jiems norisi, o tada jie nuo to atsitraukia, suprantate, grįžta atgal prie to tikėjimo išpažinimo, kaip fariziejai ir sadukėjai viešpaties Jėzaus laikais. Tačiau dabar kiekvienas tarnautojas yra kviečiamas sekmadienio popietę ateiti ir būti su manimi ir padėti man melstis už ligonius. Atveskite savo ligonius ir kenčiančiuosius. Taigi mes stengiamės leisti žmonėms surasti nusidėjėlius, kurie nepažįsta mūsų viešpaties ir nesupranta, kad jis nėra miręs, jis yra gyvas, jis nėra miręs, jis yra gyvas amžinai. Ir jis pasakė, kadangi aš gyvenu, jūs irgi gyvensite. Koks pažadas ir kokia paguoda, kai matome, kad laikas artėja. Visi tikri krikščionys tiki, kad antrasis Kristaus atėjimas jau arti. Kaip toli, mes nežinome. Ar matėte, kad Aliaskoje šiandien įvyko dar keli žemės drebėjimai? Vienas iš jų, toks pat stiprus kaip ir pirmasis, tik kad neįvyko griūtis. Žinote, Jėzus pasakė, kad tokie dalykai vyks prieš pat jo atėjimą. Ir atminkite, kad šie dalykai, kuriuos matote čia vykstant, žodis išpranašavo, kad jie įvyks. Taip pat, kaip jis išpranašavo ir žemės drebėjimą. Taigi, kodėl mes negalime kartu susijungti širdimis ir sujungti jas su Dievo žodžiu ir tikėti visomis širdimis? Gerai.
Taigi, praėjusį vakarą mes kalbėjau tema apie Abromą, kai šaukėsi viešpaties vardo, kuris jam pasirodė aukojant savo sūnų, ką jis ketino padaryti. Paminėtas vardas buvo Jehova Jirech, tai reiškia Dievas pats savo parūpins auką. Taigi, šį vakarą turiu užsirašęs čia keletą rašto vietų ir kelias pastabas, kurias norėčiau jums paminėti. Dabar prieš tai padarant, dar kartą trumpai pasimelskime. Tėve, meldžiame tave, kad tu paimtum tavo žodį. Tavo žodis yra tiesa. Ir Biblijoje yra pasakyta, Jėzus kalbėdamas pasakė, žodis yra sėkla, kurią sėjėjas pasėjo. Mes dabar suprantame, kad jeigu sėkla yra gera, ji sudygsta. Ir jei ta sėkla įvykdė savo planą pagal Dievo valią, tuomet ji praeina sudygusios sėklos stadiją. Ir kai Jėzus buvo žemėje, jis buvo tas vynmedis. Ir sėkla, kurią jis pasėjo, buvo jo žodis. Ir mes žinome, kad ją sudaigino jo paties gyvenimas. Ir mes žinome, kad sėkla patenka į tinkamą dirvą, ne ant akmenų, kur ji neturi šaknų, ne tarp erškėčių ir usnių, kurie ją greitai nustelbtų, bet į gerą, turtingą ir derlingą tikėjimą. Kiekviena sėkla išaugins pagal savo rūšį. Ir mes žinome, kad kiekviena sėkla arba Dievo pažadas išaugins pagal savo rūšį. Kas pažadėta, jei įkris į tinkamą dirvą, į paruoštą žemę, pasiruošusią. Visi akmenys buvo išmesti, šaknys, kartėlis, savanaudiškumas, abejingumas ir pavydas buvo visiškai išrauti. Ta kartėlio šaknis, kuri išauga ir kartais taip sugadina tai, kad Dievas bando padaryti. Meldžiame Dieve, kad to nebūtų tarp mūsų, bet kad geras žodis rastų gerą dirvą juose. Šio vakaro pamokoje, sekdami šį didį patriarchą Abromą, tegul atrasime savo poziciją, žinodami, kad esame Abromo vaikai per tikėjimą Kristumi. Ir galiausiai suteik šlovę savo paties vardui ir garbę, nes mes to prašome Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Šį vakarą mes ketiname šiek tiek prisiminti pamoką, apie kurią kalbėjome praėjusį vakarą. Tai buvo, kad pirmiausiai mes atradome Abromą. Pradžios 12 skyriuje. Iš tikrųjų, jo vardas buvo paminėtas 11 skyriuje, kai jo tėvas išėjo iš Babilono ir jie apsigyveno Ure ir tame Chaldėjų krašte. Ir taip pat mes pamatėme, kad Dievas pašaukė Abromą, paprastą žmogų vardu Abramas. Jis dar nebuvo Abraomas. Ir Saraja. Sara dar nebuvo Sara. Taigi sužinojome, kad Saraja ir Sara buvo du skirtingi vardai. Ir Abramas ir Abraomas buvo du skirtingi vardai. Dabar mes prisimename, kad čia, vakar vakare, apie jį kalbėdami, priėjome prie patvirtinimo, kad Dievas patvirtino jam sandorą, kaip jis įrodys Abromui, kad jis laikysis savo pažado. Tai galima rasti 15 pradžios skyriuje, kaip ir vakare. Abromas buvo pakviestas nuvesti ir paskersti veršiuką ar jauną telyčią, ožką ir aviną. Praėjusį vakarą kalbėjome apie tai, apie 2 pateles ir patiną ir tada 2 karvelius arba balandį ir karvelį, kurie yra tos pačios šeimos. Ir įvardinome, ką tai simbolizavo, kad tai visada simbolizavo išgydymą. Ir tai niekada nepasikeitė. Išgydymas visada buvo tikėjimu, tačiau atpirkimas, žinoma, būdavo atskiriamas nuo gyvūno gyvybės ir būdavo skiriamas žmogaus gyvybei. Taigi Senajame testamente, kai garbintojas ateidavo su krauju, Dievas susitinka su žmonėmis tik po pralietų krauju. Tai vienintelė vieta, kurioje jis tai darė ir visada darys. Jis niekada nesusitiks su jumis jūsų tikėjimo išpažinime, jis niekada nesusitiks su jumis jūsų išsilavinime, jis susitiks su jumis po krauju. Tai vienintelė vieta, visas Izraelis garbino po krauju. Ir ten taip pat atrandame, kad mes atradome ką? Praeities istorijoje, kaip žmonės sudarydavo sandorą ir sužinojome, koks yra rytietiškas būdas ir kiti būdai, kuriais žmonės
žmonės sudaro sandorą ir kaip mes šiandien darome, paspausdami rankas ir taip toliau pasakome, užanspauduokime tai, o japonai vienas ant kito barsto druską, kad sudarytų sandorą. Ir keliaudami po pasaulį pamatysite, kad didžioji pasaulio dalis tebėra tokios pat būklės kaip anomis dienomis, ypač rytinėse šalyse ir rytuose. Jūsų Biblija taps nauja knyga, jei kada nors nuvyksite į rytus, jūs niekada į Jeruzalę, Palestiną, ten toli, jūs Biblija, ji yra parašyta, mes čia esame anglai ir vakariečiai, bandantys suprasti anglišką knygą, todėl tai yra labai sunku. Jei nuvyksite ten, sužinosite apie santuoką ir visą kitą, būtent kaip jie tai darė Kristaus laikais. Daugelis dalykų ten visiškai nepasikeitė, jų papročiai ir būdai. Ir štai dabar mes matome, kad kai jie sudarydavo sandorą anomis dienomis, jie užrašydavo ją ant avikailio ar odos gabalo. Tada jie užmušdavo gyvulį ir atsistodavo tarp gabalų ir perpjaudavo ją, tą jų sandorą arba į dvi dalis, jų žodinį susitarimą, perplėždavo į dvi dalis, štai taip, ir kai jie susitikdavo, tos dalys turėjo tiksliai vienodai susidėti, turėjo susijungti dalis su dalimi, todėl to nebuvo galima nukopijuoti. Taigi praėjusio vakaro pamokslo pamokoje sužinojome tai, kad Dievas padarė, kad įrodytų Abromui savo sandorą. Taigi Abromui ir jo sėklai po jo buvo duotas pažadas, ne tik Abromui, bet ir jo sėklai. Taigi sėkla, žemiška Abromo sėkla buvo Izaokas, bet dvasinė Abromo tikėjimo sėkla buvo Kristus. Ne per Izaoką buvo palaimintas visas pasaulis, bet per Kristų, karališkąją sėklą, buvo palaimintas visas pasaulis, nes jis numirė už visus žmonės, už visas tautas ir visus žmonės. Dabar čia mes taip pat matome, šioje sandoroje, jis parodė, ką jis padarys, kaip Dievas perplėš Jėzų Kristų. O kūnas buvo prikeltas ir pasodintas Dievo ir didenybės dešinėje aukštybėse, o Kristaus dvasia nusileido ant žemės. Jeigu dabar turėtume laiko, galėtume tai įrodyti. Tai, ką teigia bet kuri viena rašto dalis, tęsiasi per visą Bibliją. Jei taip nėra, tuomet ten kažkas yra negerai. Senasis buvo tik naujojo šešėlis, jį pranašaujantis. Tuomet, jei suprantate šešėlį, galite puikiai atpažinti, kas yra naujasis. Štai kur jis buvo, yra ir bus. Taigi ši Kristaus dvasia sugrįžus į bažnyčią tiksliai ir vėl išpildė Jono 15, kuris pasakė, aš esu vynmedis, jūs esate šakos. Ir tada dar kartą Jono 14:12, kas tik į mane, tas irgi darys darbus, kuriuos aš darau. Tuos pačius darbus, tą patį, per visą raštą. Jei pasiliekate manyje ir mano žodis jumise, prašysite, ko tik norėsite ir jums tai bus suteikta. Daugelis dalykų, kurios Kristus, dar truputį ir pasaulis manęs daugiau nebematys. Pasaulis. Ten yra pavartotas graikiškas žodis kosmos. Reiškia pasaulio santvarka. Manęs daugiau nebematys, bet jūs mane matysite, kadangi Aš yra asmeninis įvardis, aš būsiu su jumis netgi jumise iki pasaulio pabaigos. Todėl Jėzus Kristus yra tas pats vakar, šiandien ir per amžius. Jis išlieka, jis prisikėlė iš numirusių. Pasaulis, netikintysis manęs nematys, jie to net pažins, tačiau tikintysis atpažins jį, nes jis yra tas pats Jėzus, kuris visada buvo. Jis nepasikeitė, tas pats vakar, šiandien ir per amžius. O dabar ir tas žodis, daugelis žmonių bando padaryti tai taip, lyg jis nėra įkvėptas. Dabar noriu kai ką pasakyti, kas tiesiog dabar atėjo man į galvą. Ir aš nemanau, kad sakykla yra skirta juokams, čia ne vieta juokams, čia turi būti nuoširdumas ir mums, matant artėjančią viešpaties dieną, turėtume būti dar nuoširdesni. Bet prieš kurį laiką man papasakojo istoriją apie jauną vaikiną, kuris tai buvo Bostone ir jis išvyko. Iš pradžių, pradedant istoriją, jis turėjo puikią motiną, kuri tikrai žinojo, kad jos berniukas turi savo gyvenimo pašaukimą tarnauti viešpačiui. Ir tai padėtų bet kuriai motinai, turėtų padėti kiekvienai tikrai motinai žinoti, kad jos sūnus, kad Dievas pagerbė juos vaiku, kuris skelbs Evangeliją. Tai turėtų būti vertingas dalykas kiekvienos motinos gyvenime. Ir taip vargšė motina, stengdamasi padaryti viską, ką galėjo, išsiuntė jį į mokyklą ir seminariją, kad jis įgytų bakalauro laipsnį. Ir kol jo nebuvo namuose, motina sunkiai susirgo. Taigi ji, kaip padarytų kiekvienas krikščionis, paskambino daktarui ir daktaras, jis sirgo dvipusių plaučių uždegimu.
Daktaras išbandė viską, ką galėjo, kad suvaldytų plaučių uždegimą, bet nieko negalėjo padaryti. Jis davė jai vaistų su siera, penicilino ir kita, kad sunaikintų mikrobus, bet tai nepadėjo. Motinai nuolat darėsi vis blogiau, todėl jie nusiuntė žinią jo sūnui, kuris gyveno Asberyje, Kentukyje, į Vilmoro koledžą, kad jis atvyktų ir ją aplankytų, nes ji buvo prie mirties. O kitą rytą, kai jaunuolis ruošėsi išvykti, jie gavo telegramą. Tavo motinai daug geriau, lauk kito pranešimo. Maždaug po metų ši moteris turėjo privilegiją pamatyti savo sūnų. Jis grįžo namo atostogų ir turėjo laisvo laiko nuo mokyklos ir jis tarė, mama, girdėjau, kad tu visiškai pasveikai. Po to, kai jie šiek tiek pabendravo kaip sūnus ir motina, pasakė, aš niekada taip ir nesupratau, kokius kitus vaistus daktaras paskyrė, kad tavo būklė taip greitai pagerėjo. O jie atsakė, sūnau, tai buvo ne tai. Jis pasakė, tu žinai, kur yra ta maža misionierinė bažnyčia tolimesnėje gatvės dalyje. Tie žmonės ten, kurie pasakė, taip, aš tai prisimenu. Pasakė, viena moteris pasakė, kad ji pajautė vedimą ateiti čia ir paklausti, ar pastorius galėtų ateiti už mane pasimelsti. Ir aš jai pasakiau, kad sutinku. Ir ji tęsė, atėjo pastorius ir perskaitė iš Biblijos. Jei kas iš jūsų serga, pasikvieskite vyresniuosius ir patepkite juos aliejumi. Melskitės už juos. Tikėjimo malda išgelbės sergantįjį. Ir pasakė, žinai, jis perskaitė tai iš rašto, pasimeldė už mane ir patepė mane aliejumi. Ir kitą rytą man buvo daug geriau. Gydytojas netgi leido man atsisėsti. Po poros dienų man viskas buvo gerai. Na, jis pasakė, o, šlovė viešpačiui. Įtarė, sūnau, tau derėtų, jis pasakė, motina, tu pradedi elgtis kaip tie žmonės. Pasakė, paklausyk, motina, pasakė, mokykloje mus išmokė, kad ta vieta, kurią jis perskaitė, antra rašto vieta, kurią jis perskaitė, buvo Morkaus 16, kur yra sakoma, ir šie ženklai lydės tuos, kurie tiki, jie dės rankas ant ligonių ir šie pasveiks. Pasakė, mokykloje išmokome, kad Morkaus 16 nuo 9 eilutės ir toliau nėra įkvėpta. Pasakė, matai, tie žmonės neina į mokyklą, dauguma jų iš ten, jie neišsilavinę, neraštingo būdo žmonės. Pasakė, jie be abejo nori gero, bet pasakė, mokykloje mus išmokė, kad nuo 9 eilutės ir toliau, tai buvo tiesiog pridėta, galbūt Vatikano ar dar ko nors, bet pasakė, nes ta eilutės dalis nėra įkvėpta. Ta motinėlė sušuko garsų aleliuja. Ir jis pasakė, mama, na kodėl tu taip sakai? Atsakė, sūnau, aš ką tik pagalvojau, jei Dievas galėjo mane išgydyti neįkvėptų žodžiu, tai ką jis galėtų padaryti su tuo, kuris iš tikrųjų yra įkvėptas? Tokie yra ir kiti pažadai. Jei ko prašysite mano vardu, aš tai padarysiu. Jei pasakysite šitam kalnui pasikelk ir meskis į jūrą ir savo širdyje nebejosite, bet tikėsite, kad įvyks tai, ką sakote, turėsite, ką be pasakytumėte. Kai meldžiatės, tikėkite, kad gaunate tai, ko prašote ir tai bus jums duota. Matote, visa tai yra įkvėpta kiekviena dalelė. Kai Morisas Reidhedas, labai puikus teologas, atvyko į mano namus, jis gavo šventosios dvasios krikštą, parkrito ir išsitiesė virš mažo kavos staliuko namuose. Jis man pasakė, broli Brankamai, aš suprantu, kad tu esi baptistas. Ir aš pasakiau, na, aš tik buvau išventintas misionierių baptistų bažnyčioje, kai buvau jaunuolis, aš nepriklausau. Paklausė, na, o kas tie sekmininkai, su kuriais tu leidi laiką? Aš pasakiau, jie tokie pat žmonės kaip jūs ir aš. Jis tarė, na, paklausyk, pasakė, ar manai, kad tai, ką jie gavo, yra šventoji dvasia? Aš pasakiau, žinoma. Jis paklausė, o kam visi tie spardymai ir tripinėjimas ir šauksmai? Aš pasakiau, na, jiems reikia išleisti susikaupusi spaudimą. Jeigu jie to nepadarys, tai privers ratu suktis. Aš pasakiau, jūs tiesiog kada nors leiskite jiems sužinoti, ką visą tai reiškia, vietoj to, kad jie tai išlietų į kitą pusę. Panaudokite tai praktiškai tikėjimą gatvėje, pabandykite atvesti žmonės į Dievo karalystę. Jis atsakė, na, aš mačiau, kaip jie visą tai daro. Pasakė, aš jums pasakysiu, kodėl aš čia esu. Pasakė, puikus jaunuolis iš Indijos. Pasakė, jis įgijo išsilavinimą ir išsimokslinimą. Pasakė, aš, kai ketinau išvykti, nuvesti jį į lėktuvą, įsodinti jį į lėktuvą, kad išskristų atgal į užsienį, pasakiau jam, sūnau, dabar tu įgyji išsilavinimą, grįžti pas savo žmonės. Manau, kad jis mokėsi, nežinau, manau, kad elektronikos. Tada jis pasakė, kai jis pradėjo eiti atgal, kodėl tu neatsisakai to seno mirusio pranašo Mohameto ir neįsileidai savo širdį tikro prisikėlusio Jėzaus Kristaus. O jis tarė, ponė, noriu jūsų kai ko paklausti. Dabar turėkite omenyje, jis buvo iš vienos didžiausių Biblijos mokyklų, fundamentaliųjų mokyklų, šis vyras buvo vienas iš šių mokytojų. Jis tarė, ką tavo Jėzus gali padaryti dėl manęs daugiau, negu gali padaryti mano pranašas? Jis atsakė, na, tarė, mano Jėzus gali suteikti tau amžinai gyvenimą. Jis pasakė, mano Koranas žada tą patį. Žinote, Koranas yra musulmonų Biblija. Pasakė, jis žada tą patį. Jis pasakė, na, jis tarė,
taip, pasakė, žinai, Koranas nieko nepažadėjo, Mohamedas nieko daugiau nepažadėjo, tik gyvenimą po mirties. Jis tarė, Jėzus pažadėjo jums, mokytojams, kad šie ženklai ir stebuklai lydės. Pasakė, Jėzus tai pasakė ir jis pasakė, mes laukiame, kad tai vyktų, kad jūs, mokytojai, tai parodytumėte, pagalvokite apie tai. Jis man pasakė, kaip tik tada, pasakė jis, supratau, kad sutikau nelengvabūdį jaunuolį. Ir aš pažįstu vieną tokį, kuris suvokia, apie ką kalba. Galbūt jis galėjo nesureikšminti situacijos, bet tai geras būdas tai padaryti, leisti priešui vieną kartą taip ant tavęs sušokti, kad nežinotum, kur dėti, suprantate. Jis pasakė, aš supratau, kad tai nebuvo lengvabūdis jaunuolis. Ir jis tarė, na, dabar pažvelkite, čia Jėzus yra prisikėlęs iš numirusių. Jis paklausė, ar jis tikrai prisikėlė. Pasakė, jūs turėjote 2000 metų, kad tai įrodytumėte, bet greičiausiai 2/3 žemės apie jį niekada negirdėjo, kas su jumis žmonės atsitiko. Jis tarė, tegul Mohamedas prisikėlė iš numirusių ir visas pasaulis sužinos apie tai per 24 valandas. Ir tai yra tiesa. Žinote, prie jo kapo stovi arklys, aš mačiau jį ten, jie keičia sargybinius maždaug kas 4 valandas, tikėdamiesi, kad jis dar prisikels. Ten jis pavaizduotas kaip ateinantis ant balto žirgo, suprantate, užkariauti pasaulio. Ir taip jis tarė, tegul jis prisikėlė iš numirusių ir visas pasaulis apie tai sužinos. Jis atsakė, na, Jėzus prisikėlė iš numirusių. Jis pasakė, jūsų pranašas yra kape. Jis paklausė, iš kur žinote, kad jis prisikėlė iš numirusių. Mokytojas atsakė, jis yra mano širdyje. Jis atsakė, Mohamedas taip pat yra mano širdyje, ponė. Jis pasakė, bet aš turiu džiaugsmą ir ramybę. Jis pasakė, ponė, islamas gali sukurti tiek pat psichologijos, kiek ir krikščionybė. Taip ir yra. Jums dėrėtų išgirsti, kaip jie šaukia ir rėkia teisingai. Sukurs tiek pat psichologijos, kiek ir krikščionybė. Jis paklausė, na, ką turite omenyje, sakydamas, kad Jėzus jums pažadėjo visus tuos dalykus. Jis atsakė, spėju, kad turite omenyje Morkaus 16. Jis atsakė, taip, tai vienas iš jų. Ne visi, bet vienas iš jų. Paskutiniai Jėzaus žodžiai, kuriuos jis pasakė savo bažnyčiai, eikite visą pasaulį, suprantate, ir pamokslaukite Evangeliją, ir šitie ženklai lydės tikinčiuosius. Kaip ilgai? Į visą pasaulį, kiekvienam kūriniui. Kai jie dės savo rankas ant ligonių, jie pasveiks. Paskutiniai jo pasakyti žodžiai pagal jūsų raštą. Jis pasakė, na, matote, tarė, tai tiesiog pasakė, matote, ši dalis nėra įkvėpta. Pasakė, iš tiesų, jis to neturėjo omenyje. Tai nebuvo, jis atsakė, ji nėra įkvėpta. Pratęsė, kokią knygą jūs skaitote? Pasakė, visas Koranas yra įkvėptas. Tai teologijos silpnumo pralaimėjimas, žmogaus sukurtos teologijos, kuri neturi dvasios, kad atsistotų ir pasipriešintų tokiam dalykui. Kaip pasakė hebrajų vaikai, mūsų Dievas yra pajėgus mus išlaisvinti iš šios liepsnojančios krosnies, bet nepaisant to mes nenusilenksime tam atvaizdui, mums reikia drąsių žmonių. Žmogus, kuris tikėjo Dievu, visada buvo drąsus ir tikėjo ant gamtiškumu. Žmogus, kuris tiki Dievu. Ponas Reidhedas pasakė, broli Brankamai, aš spyriau į grindis, spyriau į dulkes, štai taip, ir aš negalėjau atsakyti tam vyrui. Jis pasakė, širdie nusprendžiau po to ateiti pas jūs ir paklausti, kodėl visa tai taip nutiko. Ir pasakė, štai aš čia. Jis tarė, jei šventoji dvasia, pasakė, broli Brankamai, mano motina išsiuntė mane į mokyklą ir tarė, aš, kai įgijau bakalauro laipsnį, maniau, kad tai yra tiksliai, aš atsakiau, žinau, kad turite menyje. Pasakė, vieną dieną įgijau bakalauro laipsnį ir pamaniau, kad čia pat rasiu Kristų, jo ten nebuvo. Kai įgijau daktaro laipsnį, pasakė, turiu tiek laipsnių, garbės laipsnių, kad jais galėčiau užklijuoti jūsų sienas, bet kur visame tame yra Kristus. Aš atsakiau, kas aš toks, kad sakyčiau, jog mokytojai klysta, tačiau mes kalbame ne apie tai, tai yra asmuo Kristus, kurį privalote pažinti. Dabar šis žmogus visur rengia didelės kampanijas ir daktaras Liveilas, štai ten yra geras mano draugas, jis taip pat yra jo draugas, jis labai sėkmingai meldžiasi už ligonius, rengia didelės kampanijas ir visa kita, tik todėl, kad šis žmogus įtikėjo. Taigi, matote, dvasia, kuri buvo Kristuje, kūnas, Jėzus, kuris buvo Dievas, Emanuelis, šventoji dvasia, Dievas nužengė Kristuje ir jis tapo Dievu su mumis. Ir tada tai buvo skirta mums atpirkti, jo kraujas buvo pralietas. Taigi, Senajame testamente, kai garbintojas ateidavo ir uždėdavo rankas ant savo aukos, jis perpjaudavo gerklę, kunigas tai padarydavo arba paaukodavo. Garbintojas laikė auką rankomis ir jautė, kaip kūnas buvo pjaunamas, kaip avinėlis miršta, kaip jo vilna permirksta jo krauju, gausiai tekančių per tikinčiojo rankas ir taip toliau, subėgdavo į dubenį, kad būtų sudegintas ten ant aukuro. Tikintysis suvokdavo, kad jis turėjo mirti už savo nuodėmę, bet avinėlis mirė vietoj jo. Taigi, tačiau gyvybė buvusi tame kraujyje negalėjo sugrįžti į garbintoją, nes tai buvo gyvulio, kuris neturi sielos kraujas, bet todėl ten buvo prisimenama nuodėmė nuolatos. Tačiau dabar Jėzui būnant Emanueliu, Dievo gyvybė buvo jame. Ir tai sugrįžta, ne vien tik žmogaus gyvybė, bet ir pats Dievas šventosios dvasios pavidalu sugrįžta ir padaro jūs Dievo sūnumis ir dukterimis. Tada jūs esate sūnus ir dukteris ir tada, kai išgyvenate siaubą,
kančią ir bausmę, kurias patyrė Jėzus, iš kurio tyčiojosi, jo tarnystę vadino velnio darbu, Belzebubu, iš kurio tyčiojosi ir iš kurio šaipėsi religiniai vadovai ir kurį atmetė. Jis atėjo pas savuosius, savieji jo nepriėmė ir ką jam teko išgyventi, o paskui paaukojo savo gyvybę ant kryžiaus, kad atpirktų tuos, kuriuos Dievas iš anksto numatė, atpirktų, sugrąžintų atgal į tą vietą, iš kurios jie nupuolė. Tuomet Dievas tai padarė, kad dabar atsiųstų šventąją dvasią ant bažnyčios, kad tai ant žmonių tikinčiųjų. Tai skirta tik tikintiesiems, tai nėra skirta netikintiesiems, jie niekada to nesuvoks, jie yra mirę iš pat pradžių. Pažvelkite į tuos fariziejus, kai jie matė Jėzų parodantį būtent tą ženklą, kuris turėjo būti Mesijo ženklas. Pažvelkite į Petrą, jis anuomet tuo patikėjo ir Natanaelis iš karto tuo patikėjo, moteris prie šulinio tuo patikėjo, aklasis Bartimėjus, visi, kurie tai priėmė, patikėjo tuo, bet tie vadovai stovėjo ir sakė, tai Belzebubas, piktoji dvasia, kažkokia apgaulė ar triukas. Jėzus pasakė, jūs sakote tai prieš mane ir aš jums atleisiu, auka dar nebuvo atnešta, bet kai ateis šventoji dvasia, kad padarytų tą patį, vienas žodis prieš ją niekada nebus atleistas nei šiame, nei būsimajame pasaulyje. Kodėl jie negalėjo tuo patikėti? Jėzus pasakė, jūs esate iš savo tėvo velnio ir jo darbus jūs darysite, tai tiesa. Tikėti žodžiu reiškia priimti žodį ir leisti jam tapti gyvenimu. Taigi Dievas ten parodė, kaip jis patvirtino šią sandorą. Tai privalo būti tokiu būdu. Bažnyčia, ne organizacija, ne denominacija, bet individas ir Dievas tapo ta pačia dvasia. Toks buvo Dievo tikslas pradžioje. Adomo ir Ievos buvo ta pati dvasia. Pradžios 1:27 Biblija sako, pagal Dievo atvaizdą Dievas yra dvasia. Pagal Dievo atvaizdą jis sutvėrė jį, vyriškos lyties ir moteriškos lyties jis juos sutvėrė dvasiniu pavidalu, kuris buvo Dieve. Ir Adomas turėjo rūpintis žeme, tiesiog taip, kaip dabar šventoji dvasia turėtų vadovauti bažnyčiai. Ir kai žmogus dar nebuvo kūne, jis buvo ir vyriškas, ir moteriškas, nes tai buvo ta pati dvasia. Po to Dievas sukūrė žmogų žemės dulkių ir padarė jį pagal gyvūno pavidalą, todėl mes dabar esame gyvūnai, mes žinome, mes esame žinduoliai, o tai yra šiltakraujis gyvūnas ir mes atitinkame šį gyvuliškos gyvybės atvaizdą. Po to Dievas paėmė iš Adomo šonkaulį, o ne moteris yra šalutinis vyro produktas, o ne pirminis kūrinys. Jis paėmė šonkaulį, jis atskyrė fizinį, paėmė iš Adomo moteriškąją dvasią ir patalpino ją į Ievą. Ten buvo vyras ir moteris, ir kai jie išeina iš tų vietų, jie palieka savo teisėtą padėtį. Kažkur yra iškrypimas. Kai moteris nori būti vyriška arba vyras nori elgtis moteriškai, kažkas kažkur yra negerai. Jie paliko savo teisėtą padėtį. Mes pastebime tai Rebekoje ir Izaoke, kurie buvo kraujo giminaičiai, matote, bet tai buvo žemiškos Izraelio sėklos provaizdis. Tačiau tikėjimu Kristus įžengia į veiksmo sceną, o tai nėra žemiška. Kaip ženklas buvo kraujas ant durų staktos ten Egipte. Nesvarbu, kiek jie buvo apipjaustyti, kiek sandorų jie turėjo, ženklas turėjo būti parodytas, antraip sandora buvo panaikinta tikrai taip, kai aš pamatysiu kraują, aš praeisiu pro jūs. Taigi ženklas yra ne kraujas, bet gyvybė, kuri buvo kraujuje, šventoji dvasia. Ir tai yra, nesvarbu, kokie religingi esate, bet jei negausite šventosios dvasios, jūs pražūsite. Tai vienintelis būdas, nėra kitos rašto vietos, kad tai pasiektumėte tik ši. Neliūdinkite šventos Dievo dvasios, kurią esate užantspauduoti iki jūsų atpirkimo dienos, Efeziečiams 4:30. Dabar atkreipkite dėmesį, kai grįžtame atgal, tai parodo, jog iš pat pradžių Adomas ir Ieva buvo viena. Vyras ir žmona vis dar turi būti viena. Taigi, bet kai jie atskyrė juos patalpino į kūną, Ieva puolė būtent tada. Puolė. Kodėl? Nustojusi tikėti žodžiu, kiekvienu jo aspektu. Dalis žmonių gali priimti vieną žodžio dalį, bet nelikusią. Reikia priimti jo visumą. Suprantate? Suprantate? Ji tik suabejojo vienu jo aspektu. Ir jei visos šios ligos ir bėdos, kurias dabar turime, kilo dėl vienos moters suabejojusios vienu jo aspektu, kaip mes galėsime susigrąžinti ką nors, jei nepradėsime tikėti juo visu ir nepriimsime jo viso. Tai buvo ta žodis juos įtvirtino, kai jie buvo atskirti kūne, jie krito.
Ji krito pagal žodį. Pastebėkite, ko ji ieškojo. Šiandien daugybė žmonių nori geresnio, stilingesnio, lengvesnio būdo. Jie nenori susidurti su tuo, kas prieš juos yra pastatyta. Jeigu jie tai padaro, jie yra pašalinami iš jų organizacijos, atskiriami nuo bažnyčios, apie juos yra prastai galvojama. Neugi nežinote, kad visi žmonės dėl manęs apie jūs kalbės piktą, melagingai. Džiaukitės ir būkite be galo linksmi, nes didelis yra jūsų užmokestis danguje, nes taip jie persekiojo anksčiau jūsų buvusius pranašus ir visi norintys devotai gyventi Kristuje Jėzuje kentės persekiojimus. Taigi, ką dabar dar norime, kad jis pasakytų? Galėtume pasakyti 1000 žodžių, rašto vietų su tuo susijusiu, susijungiančių nuo pradžios knygos iki apreiškimo, kad viskas, kad turime šiandien, prasidėjo pradžios knygoje, tai yra sėklų skyrius, visas netikėjimas ir visa kita prasidėjo būtent čia. Bažnyčia prasidėjo būtent ten, viskas prasidėjo ten, tai tarsi du augantis vynmedžiai, vienas iš jų apsimeta kitu ir išaugo beveik vienodai, kaip Moabas ir taip pat Mozė. Ten atėjo Izraelis, mažas, be jokios denominacijos, visiškai dar ne tauta. Tokią pat auką jie aukojo ir ten, Moabe, puiki denominacija, išėjo. Visi jų aukštą postą turintys žmonės aukojo tą pačią auką, bandydami jų vyskupas ten, Balamas, nusileido žemyn, kad prakeiktų tai, kad Dievas buvo palaiminęs. Jie galvojo, ši atsimetėlių tauta, jie net neturi bažnyčios namų, kaip tai buvo, jie yra tik klajokliai. Ir jis pasakė, bet jiems nepavyko išgirsti karaliaus šauksmo stovykloje. Jis nepastebėjo, kaip dieviškasis išgydymas įvyko per tą gyvatę ir tos uolos, į kurią buvo suduota, kad suteiktų jiems gyvenimą karaliaus šauksmo stovykloje. Jis to nepastebėjo, tas apakęs vyskupas, tačiau fundamentaliai jis buvo toks pateisus kaip ir Mozė. 7 aukurai, 7 aukos, ten paaukojo aviną, o tai bylojo apie Kristaus atėjimą. Tačiau Dievui nereikia, kad kas nors jį išaiškintų, jis yra savo paties išaiškintojas, jis duoda pažadą, po to jis jį išpildo ir tai yra jo išaiškinimas, niekam nereikia jo išaiškinti, Dievas nieko neprašo. Biblija negali būti aiškinama asmeniškai. Kiekvienas bando sakyti, kad tai reiškia tai ir tai. Leiskite Dievui kalbėti už save. Jis yra tas, kuris tai daro, jis davė pažadą, jis laikosi tikinčiųjų atžvilgių, o netikintieji nieko negauna. Tai nėra skirta jiems, jie yra mirę iš pat pradžių, jie niekada neturėjo atstovybės, juose nieko nėra, jie yra negyva luobelė. Jūs nenorite būti tokie, būkite pripildyti dvasios, atkreipkite dėmesį. Jis atskyrė Dievą ir Adomą ir jį puolė. Adomas išėjo su ja, taigi Adomas nebuvo apgautas, Ieva buvo apgauta. Tačiau Adomas, pirmasis Adomas, taip pat buvo Dievo sūnus ir jis išėjo dėl meilės Ievai, kad pabandytų ją susigrąžinti, nes jis ją mylėjo. Kristus padarė tą patį, kad atpirktų ją atgal. Į ką? Į žodį. Kas sukėlė puolimą? Žodis, netikėjimas žodžiu, visų žodžiu. Ir Kristus atėjo, kad jis taptų vienu iš mūsų, kad jo gyvybė būtų mumise ir tęstų žodį. Pradžioje buvo žodis ir žodis buvo pas Dievą ir žodis buvo Dievas ir žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Toks pat vakar, šiandien ir per amžius. Tas pats Dievas. Štai kodėl jis atėjo, kad tai padarytų. Dabar mes matome patvirtinime, atperka mus atgal pas save, atperka paklydusius vaikus, nuklydusius į tuos morgus. Ir mes vėl sugrįžtame prie žodžio, grįžtame prie atpažinto žodžio. Taigi, atėjus Jėzui, tie žydai galėjo pasakyti, mes turime žodį. Štai ką pasakė Mozė, mes esame Mozės mokiniai. Jėzus vos 12 metų ginčiojosi su jais. Ir tada, kai matote, štai ką žmogus daro su juo. Bet Jėzus pasakė, jeigu aš nedarau savo tėvo darbų, tuomet netikėkite manimi, nes darbai, kuriuos tėvas man davė padaryti, jie liudija, kas aš esu. Kas? Kiekvienas Dievo siųstas žmogus, Dievas paliudija apie darbus, kuriuos jis jam paskyrė atlikti. Jei taip nėra, raštas to nepagrindžia, palikite tai ramybėje. Net Senajame testamente jie turėjo galimybę sužinoti, ar tai tiesa ar ne. Jie nusivesdavo juos, sapnų regėtoje ar pranašą, ar kas jis bebūtų, jie nusivesdavo juos prie Urimo Tumimo, tai buvo antgamtinė šviesa. Dievas visada yra antgamtinis, veikia antgamtiškai, kol ten yra Dievas, tol yra antgamtiškumas, jei tai yra Dievas Jehova. Ir kad ir kaip gerai skambėjo sapnas, jei tas Urimo Tumimas nespindėjo, tuomet tai buvo klaidinga. Dabar senoji Aarono kunigystė yra panaikinta, bet mes tebeturime Urimą ir Tumimą. Tai yra Jėzaus Kristaus apreiškimas, apreiškia jį šiame žodyje. Visa, kas prieštarauja tam žodžiui, nėra Dievas, prieštarauja jam, tačiau Dievas kalba pats už save. Jis sutapatina save su savo žodžiu. Štai kaip Jėzus nugalėjo šėtoną, yra parašyta. Tada šėtonas sugrįžo ir vėl suklupo, jis pasakė, taip,
taip pat parašyta, bet tą kartą, kai jis atėjo, jis pataikė į aukštą įtampą, tą kartą jį nutrenkė jos sparnus, tada jis iš ten pasišalino, jis tarė parašyta, žmogus gyvens ne vien duona, bet kiekvienu žodžiu išeinančiu iš Dievo burnos, pasitrauk už mane šėtone, suprantate, atkreipkite dėmesį į tai, kas atsitiko, Dievas visada leisdavo save atpažinti pagal savo pažadėtąjį žodį. Taigi, jei tie fariziejai būtų pažvelgę atgal, Mozė pasakė, viešpats jūsų Dievas iškels pranašą panašų į mane. Tai buvo rašte, bet akivaizdu, kodėl Jėzus dėkojo tėvui, sakydamas, aš dėkoju tau, o tėve, nes tu paslėpei tai nuo išmintingųjų bei protingųjų akių ir atskleidai tai kūdikiams, kurie norės išmokti. Kai jis pasakė Petrui tą dieną, kai jie nusileido, kai jis paklausė, kuo žmonės žmogaus sūnų sako esant. Vieni sako, tu esi Elijas ir kiti sako, tu esi Mozė ir taip toliau. Jis atsakė, bet aš ne to klausiu, aš paklausiau jūsų. Pasakė, tu esi Kristus, gyvojo Dievo sūnus. Jis pasakė, palaimintas esi tu, Simonai Jono sūnau, nes ne kūnas ir kraujas tau tai apreiškė. Tu niekada to nesimokei seminarijoje, niekas tavęs to neišmokė, bet tai yra apreiškimas. O, tai bent, ant šios uolos aš pastatysiu savo bažnyčią ir pragaro vartai negalės jos nugalėti. Apreiškimas arba Jėzaus Kristaus atpažinimas. Jis pasakė, jeigu aš nedarau savo tėvo darbų, tuomet netikėkite manimi. Dabar keliaukime toliau. Mes jį pastebime, dabar pereikime prie 17 skyriaus. Mes jį matome čia 17 skyriuje, kur jis pasirodė Abraomui po to, kai patvirtino, parodydamas, ką jis ketina padaryti. O dabar atminkite, dvasia nužengia ir dvasia, kuri yra bažnyčioje, tikrojoje bažnyčioje, teisingoje bažnyčioje, Dievo bažnyčioje, Dievo tautoje, dvasia, kuri yra juose, ta pati dvasia yra ant Kristaus su pažadu darbus, kuriuos aš darau, jūs irgi darysite. Prisiminkite, kaip vieną kartą prieš pat nukryžiavimą jie apviniojo jo veidą skarmalu ir trenkė jam per galvą nendrę, sakydami, dabar jei tu esi Dievo sūnus, jei tu esi pranašas, kaip žmonės man pasakė, pranašauk pranašė. Jie leido per rankas lazdą, pasakyk, mums kas tau smogė, matote tą velnę, suprantate? Velnės tarė, aš suprantu, kad tu esi didis stebukladarys, paversk šiuos akmenis duoną, leisk man pamatyti tave tai darantį, aš patikėsiu tavimi, jei tu taip padarysi, paversi šios akmenis duoną, aš patikėsiu, aš tai padarysiu. Neseniai vienas vyras man pasakė, jei galėsite parodyti nors vieną išgydytą žmogų su daktaro pažyma. Aš pasakiau, o Dieve, pasigailėk žmogau, nebekalbėk dėl Dievo meilės. Aš pasakiau, atvesiu 100 daktarų. Jis pasakė, jei tai padarysite, duosiu jums $1000 ir aš atvedžiau daktarus su pažymomis dėl išgydymų. Jis pasakė, na, pinigai yra. Aš pasakiau, noriu, kad tie pinigai būtų paaukoti misionieriams. Jis atsakė, išsiųskite, ką nors, kas tik Evangeliją į užsienį. Jis tarė, na, leiskite man atvesti mažą mergaitę. Aš ir mano broliai stovėsime aplinkui, perpjausime jai ranką, jūs ją išgydysite čia mūsų akivaizdoje ir mes jumis patikėsime. Aš pasakiau, jums reikia psichinio išgydymo. Būtent taip toks velnio apsėstas žmogus. Tas pats sakė, jei tu esi Dievo sūnus, nuženk nuo kryžiaus. O juk pačioje Biblijoje yra sakoma, kad jis turėjo kyboti ant kryžiaus. Kajafas pasakė, jis gelbėjo kitus, bet savęs jis negali išgelbėti, net nenutuokdamas, kad tai buvo pats didžiausias jam pasakytas komplimentas. Jei jis būtų išgelbėjęs save, jis nebūtų galėjęs išgelbėti kitų. Jis turėjo atiduoti save. Be abejo, jis žinojo, kas jiems smogė, bet jis nelinksmino velnio. Dievas nėra klaunas, jis nelinksmina velnio kaip klaunas. Jo darbai yra skirti tiems, kurie tiki, o ne tam, kad jais linksmintų. Atkreipkite dėmesį. Jis pasirodė jam, kai jam buvo 99 metai ir jis pasirodė jam visagalio Dievo vardu. Hebrajų kalba šis vardas yra El Shaddai. Taigi Dievas turi 7 sudedamuosius atperkančius vardus, mes tai žinome. Ir jūs negalite jų atskirti nuo Kristaus, jūs negalite jų atskirti. Kristus atitiko kiekvieną iš šių sudėtinių atperkamųjų vardų. Ar jūs tuo tikite? Ar tikite, kad jis yra Jehova Jirech, viešpaties parūpinta auka? O kaip yra su Jehova Rafa, viešpats išgydo visas tavo ligas, ir jei tai nebuvo taikoma Kristui, vadinasi, jis nebuvo Jehova Jirech. Todėl jūs negalite to atskirti, visa tai yra susieta, ir štai taip yra. Jis negali būti Jehova Rafa, nebūdamas Jehova Jirech. Taip pat jis negali būti Jehova Jirech, nebūdamas Jehova Rafa. Jis buvo sužeistas už mūsų nusižengimus, jo rėžiais mes buvome išgydyti, dėl to nesiginčiama. Taigi, čia matome, kad jis pasirodo El Šadajaus visagalio vardu. Išties, ta žodis, hebrajiškas žodis šad, kai kurie įtarė kaip šeit, šad reiškia krūtinė, kaip moters krūtinė. Ir jis pasirodė jam vardu El Šadai, kuris reiškia turintis krūtis daugiskaitoje. Aš esu Dievas su krūtine, Abraomai. 99 metų, vaikščiok mano akivaizdoje, būk tobulas, tikėk mano žodžiu, tiesiog nesustok tikėti, aš pažadėjau 75.
štai tai yra čia, praėjo 24 metai nuo tada, kai aš daviau tau pažadą ir kokia tai turėjo būti paguoda senam 99 metų vyrui. Jo jėgų nebeliko ir štai Dievas stovi priešais jį ir sako, aš esu El Shaddai, aš esu Dievas su krūtine, amen, semkitės stiprybės iš manęs, aš esu tavo stiprybė, kaip naujasis ir senasis testamentas, Dievo krūtis, aš esu Dievas su krūtine, semkitės savo stiprybės iš manęs. Kaip mažas kūdikis, kai jis serga, nerimsta, yra liguistas, silpnas, jis atsiremia į motinos krūtį ir semėsi savo jėgų iš motinos. Kitaip tariant, Abromai, tu man esi kaip kūdikis, 99 metų, bet tarsi laikas net nebūtų praėjęs jo gyvenimo. Tiesiog prisiminkite, Jėzus buvo nukryžiuotas kaip vakar, 1000 metų žemė yra tik viena diena pas Dievą, matote, tarsi tik vakar jis buvo nukryžiuotas, bet atkreipkite dėmesį, aš esu El Shaddai, tu esi mažas, silpnas kūdikis, bet atsiremk į mano krūtinę, į mano pažadą ir žysk iš manęs savo stiprybės. Aš esu kūrėjas, kuris pakabino dangų ir žemę, sudėjo žvaigždės ten aukštai. Ar Dievui yra kas nors per sunku? Aš esu El Shaddai, o tu esi mano vaikas, nors tu esi silpnas ir aš leidau tau tapti tokiu, vien kad pamatyčiau, ką tu su tuo darysi. Aš ketinu parodyti pavyzdį žmonėms po to, kad žmogus patikėtų mano žodžiu. Aš to laikysiuosi, nesvarbu, ką reikės padaryti ir kiek tai užtruks. Aš tai padarysiu, aš to laikysiuosi. El Shaddai, semkitės savo stiprybės iš manęs. Ak, jūs dar sakote, jei tik galėčiau patikėti. Jis vis dar yra El Shaddai, jis tebėra Dievo su krūtine, Naujojo ir Senojo testamento. Tiesiog semkitės iš jo jėgų, visko, ko jums reikia. Kūdikis yra bejėgis, jis turi semti stiprybės iš savo motinos, tik taip jis gali sustiprėti. Tai vienintelis būdas, kurio tikintysis gali pasisemti stiprybės, semtis jos iš Dievo žodžio. Tai yra jo stiprybė, Dievo pažadai jam. Laukite ir tuo tikėkite. Ir ne tik mažasis kūdikis čia yra pavaizduotas. Kai jis serga, nerimauja, motina gali jį padėti prie savo krūties ir jis žįsdamas atgauna jėgas. Jis yra patenkintas, kol yra žindomas. Taip yra ir su tikru Dievo vaiku. Nesvarbu, ką sako skeptikas, kuo jis tiki, jei tikrai tikite tuo, Jėzus negali meluoti. Esate patenkintas, kad tai jums apreikšta. Jūs turite pažadą ir niekas jo nesustabdys. Ant šios uolos aš pastatysiu savo bažnyčią. Matote dvasinį apreikštąjį tiesos žodį. Laukdami ir ilsėdamėsi savo tikėjime, priimkite Dievo pažadą. Aš tikiu tavimi, Viešpatie. Tu pažadėjai suteikti man dvasios krikštą. Aš ilsiuosi tavo tikėjime. Mano tikėjime, kuriuo tikiu tavimi, aš semiuosi iš savo šaltinio, nes mano šaltinis dėl savo sveikatos, iš tavo šaltinio, iš žodžio. Žmogus gyvens ne vien duona, bet iš Dievo krūtinės jis žys savo stiprybę. Kiekvienas žodis išeinantis iš Dievo burnos suteiks jam stiprybės, nes jis ateina iš Dievo burnos žodis, kaip ir Abromas ilsėjosi, taigi jis gyveno su Sara nuo tada, kai ji buvo maža mergaitė. Tai buvo jo pusseserė, su kuria jis gyveno ir ją vedė, ir ji buvo nevaisinga, ji neturėjo vaikų, ir štai dabar jeigu jam 99, jai 89 metai, bet Abromai, ilsėkis mano žodžio tikėjime, pažadu, kad aš tai padarysiu, aš esu El Shaddai, aš esu Dievas su krūtine mano vaikams, kurie tiki. Jei nenorite žysti, tuomet daugiau apie tai nekalbėkite, suprantate, bet jei esate vaikas, jūs žystate, ilsitės kiekvienu pažadu. Atkreipkite dėmesį, kad tikrasis tikėjimas remiasi tvirta Dievo žodžio pažado uola. Tai nesikeičia, tikrasis tikėjimas yra įtvirtintas, kaip ir šiaurinė žvaigždė. Šiaurinė žvaigždė yra kiekvieno laivo kapitono riboženklis. Kompasas jį nukreipia tik į tą šiaurinę žvaigždę. Ir Dievas, žodis, yra kiekvieno krikščionio šiaurinė žvaigždė. Jei esate pasiklydę, šventoji dvasia yra tai, kas jūs į tai nukreipia. Ji nenukreips į nieką kitą. Visi kiti izmai ir taip toliau ir krikščionybei tai maišyta, kad ir kas tai būtų. Tai kaip pasaulis, kuris keičia tas žvaigždės, bet jis negali pakeisti šiaurinės žvaigždės. Taip pat niekas negali pakeisti Dievo žodžio. Įsitvirtinkite prie jo, išlikite su juo. Taigi, tikrasis tikėjimas nesikeičia dėl tikėjimo išpažinimų, žmogaus sukurtų doktrinų ir netikėjimo. Jis lieka tik su žodžiu, su tikru tikėjimu žodžiu. Kuogi dar galėtume pagrįsti savo tikėjimą, jei ne vien tik žodžiu? Jei Dievas tai pasakė,
Laikykite savo pirštą prie to, tai yra tiesa, tai nesikeičia. Jis semėsi iš Dievo krūtinės, knygos, Biblijos, jo atributų ir to, ką jis pažadėjo. Tai, kai jis pažadėjo, yra jo žodis. Žodis pats save išreiškia. Pirmiausia, tai turi būti mintis prie žodį. Tada žodis. Tada žodis pasireiškia ir tai yra, iš kur jūs semėte savo jėgų. Tikėdami, nes kūrėjas, tikėdami kaip ir jis tikėjo, kūrėjas sukūrė pasaulį. Naujajame testamente yra sakoma ten anksčiau, kaip Mozė dykumoje iškėlė gyvatę, taip ir žmogaus sūnus turi būti iškeltas tuo pačiu tikslu. Kas tai buvo? Jie abejojo Dievu ir juos užklupo ligos bei bėdos ir jis iškėlė tą gyvatę. Kam? Jų išgydymui ir jų atleidimui. Štai kas tai buvo. Varė simbolizuoja dieviškąjį teismą, o Jėzus buvo ta nuteista gyvatė, žinoma, vario simbolis. Taigi, kai jis patvirtina sandorą arba sandora žmogui yra preikšta, jis suteikia tikėjimą tikriesiems Dievo sūnums. Žodis suteikia tikėjimą, tas su krūtine. Tai kažką jiems padaro, kai žodis arba sandora tampa preikšta, suteikia tikėjimą tikriesiems Dievo sūnums. Taigi, mes žinome, mes suvokiame, kad čia jis buvo pavadintas Elohimu. Šis žodis taip pat šiame vertime reiškia Elohimas. Ką tik pažiūrėjau, kad įsitikinčiau. Elohimas. O Elohimas yra visagalis. Jis yra El Šadajus. Elohimas. Dievas su krūtine. Visagalis. Jam nieko nereikia iš nieko kito. Jis yra jūsų visas pakankamumas. Atkreipkite dėmesį, tas pats liudijimą ir čia pastebėjau šią popietę nagrinėdamas Jobo knygoje. Jis yra pavadintas Elohimu. Ir iš Jobo buvo tyčiojamasi, iš jo buvo šaipomasi, kaip koks tai yra šiandienos provaizdis, tačiau Jobas ilsėjosi Elohimo pažade. Nors mano odos kirminai sunaikins šį kūną, tačiau savo kūne aš regėsiu Dievą, aš pats jį pamatysiu. Poilsis Elohime. Kad ir kas nutiktų, atėjus jo žmona tarė, tu atrodo apgailėtinai Jobai ir aplink jį susirinko jo guodėjai. O, ar matai, kas tau atsitiko? Senasis vyruk, aš visą laiką tau sakiau, kad tu klysti, matai, kas atsitiko? Daugelis žmonių mėgsta taip išsilieti ant tokių žmonių. Jobas buvo geriausias savo laikų žmogus. Geriausias žmogus, kurį Dievas turėjo žemėje, buvo Jobas. Jis pasakė šėtonui, daugiau tokių kaip jis nėra. Amen. Ar įsižiūrėjai į jį? Šėtonas atsakė, taip, jam viskas sekasi lengvai. Patrauk šią apsaugą ir leisk man prie jo prisiliesti, aš priversiu įkeikti tave į tavo akis. Jis padarė viską, ką galėjo, bet nesugebėjo. Jobas ilsėjosi tame pažade. Atėjo vyrukai ir paklausė, na, kur dabar visas tas Dievas, apie kurį tu kalbėjai? Aha, žiūrėk, ką tu tiki, kad jis yra toks, žiūrėk, kas dabar vyksta. Bet jis vis tiek ilsėjosi El Šadajuje, nežiūrinti tai, kad jį padengė tos votys, o jo gyvastis buvo beveik išnykusi, jis sėdėjo ant pelenų krūvos ir grandė savo votis. Jo žmona tarė, kodėl tu neprakeiki Dievo ir nenumiršti? Atsakė, tu kalbi kaip kvaila moteris. O, tai bent. Viešpats davė, viešpats ir atėmė, tai bus palaimintas viešpaties vardas. Aš pasitikiu Elohimu. Nors jis sunaikins šį kūną, odos kirminai jį suės, tačiau savo kūne aš regėsiu Dievą, aš pats jį pamatysiu, mano akis pamatys, o ne kito. Jis išėjo, mato 27, kai šventieji prisikėlė, išėjo ir ėjo, bet labai įžengė į miestą, būtent šiandienos provaizdis dar laukiantis, pasitikintis pažadu. Atkreipkite dėmesį, po to, kai jis pasirodė šiuo vardu, visagalio Dievo vardu. Taigi, bažnyčia, dabar mes išgirsime šiek tiek mokymo čia, kuris jums gali pasirodyti šiek tiek sudėtingas. Jei jo netikėsite, tai jūsų reikalas. Mes tiesiog esame čia. Aš tiesiog pasakysiu, ką galvoju. Jūs turite teisę galvoti, ką norite galvoti. Bet atkreipkite dėmesį, visa tai buvo provaizdžiai, šešėliai ir pavyzdžiai. Kaip yra pasakyta Biblijoje, jie visi yra tai ir tai yra tai. Dievas elgėsi su Abraomu kelionėje taip, kaip jis elgsis su Abraomo karališkąja sėkla šioje kelionėje. Atkreipkite dėmesį, kad jis taip pat elgėsi su žydais. Viskas prasidėjo nuo to sandoros pažado visoms tautoms, visiems žmonėms. Atkreipkite dėmesį po pasirodymo šiuo visagalio Dievo vardu.
Ir jam buvo apreikšta, kad jis buvo visagalis, jis neturėjo jokių pagalbininkų, jam nereikėjo jokių sekretorių, jis buvo vienas Dievas, jis buvo vienintelis Dievas ir jis pasirodė Abromui šiuo vardu. Ir kai jis pasirodė jam šiuo vardu ir Abromas atpažino, kas jis yra, jis pakeitė Abromo vardą, taigi būtent tada jis pasiekė tikėjimo pilnatvę. Ar matote, prie ko bažnyčia priėjo? Tikiuosi, kad galite skaityti tarp eilučių. Pasiekė vietą, kurioje jam buvo apreikšta, kas jis yra. Ir tada jis pakeitė Abromo vardą tam, kad pažadas galėtų išsipildyti. Dabar jūs pasakysite, varde nieko nėra. Tai kodėl jis pakeitė Abromo vardą iš Abramo į Abromą? Kodėl jis pakeitė Jokūbo vardą iš Jokūbo į apgaviko į Izraelio, kunigaikščio su Dievu? Kodėl jis pakeitė Sauliaus vardą į Pauliaus? Žinoma, jo vardas tikrai kažką reiškia, tikrai taip. Jeigu jūsų vardas yra netinkamas, Dievas jį pakeis, jei jis jūs pašaukė. Taip, ponė. Atkreipkite dėmesį, kad ten jis pakeitė jo vardą iš Abramo į Abraomą, kuris reiškia tautų tėvas, pridėdamas Ham. Anglų kalboje Abrahamas. Jis tai padarė, kad būtų išpildytas visas pažadas ir dabar sūnus, kuris taip ilgai buvo žadėtas, galėjo būti pamatytas arba, kitaip tariant, būti apreikštas, kai jis pakeitė jo vardą ir kai jis atpažino, kas jis yra. Jis galėjo palaikyti, kad jų yra keli, bet jis atpažino, kad jis yra Elohimas, vienas Dievas. Bet kai jis tai padarė, tada jis pakeitė jo vardą, jis tarė, dabar, Abromai, tu nesivadinsi vardu Abramas, bet tavo vardas bus Abraomas, nes aš tave padariau daugelio tautų tėvo. Abraomas, dabar jis buvo tinkamoje padėtyje, gavęs apreiškimą to, kas jis yra. Jis atsidūrė tinkamoje padėtyje. Dabar jis yra padėtyje, kurioje galės pamatyti sūnaus apsireiškimą. Sūnus pasirengęs ateiti, būti apreikštas. O, Abraomo vaikai, atkreipkite dėmesį. Jis pakeitė savo pasiuntinio vardą būtent pabaigos laiku. Prieš pat jis buvo 99, buvo likę 1 metai ir jis pakeitė jo vardą iš Abramo į Abraomą. Pakeitęs jo vardą, pridėjo Ham, tai reiškia tėvas. Jis turėjo būti tėvas, pažado tėvas. Tėvas, pažadas. O jei jūs turite dvasinį atpažinimą, klausykite. Po jo vardo apreiškimo, to, kas jis buvo, jis pakeitė ir jo vardą. Tada po apreiškimo jis aplankė žemę. Ten ne dievų grupė, ten yra vienas Dievas. Tada išmušė apreiškimo valanda sūnaus, kuris buvo pažadėtas apsireikšti Abromo karališkai sėklai iš pažado. Pažvelkite, jis pakeitė tai iš Veslio, baptistų, presbiterijonų, sekmininkų. Aš nežinau, ar sakyti tai ar ne. Jūs neprivalote tuo tikėti, bet tikiuosi, kad man atleisite, nes aš nenoriu jūsų įskaudinti. Bet pažvelkite, per visą laikų istoriją nebuvo pasiuntinio Dievo bažnyčioms, kuris nuo pat reformacijos laikų būtų toks lyderis, kokį turime šiandien, Billis Grahamas, nes jis apkeliavo visą pasaulį, suprantate, ir atkreipkite dėmesį, kad niekada nebuvo tokio žmogaus, jokio reformatoriaus, jei paimtumėte Sankey, Moody, Finney, Calviną, Knoxą, bet kurį Wesley, Lutherį, tačiau anksčiau nebuvo nė vieno, kurio vardas baigtųsi Ham anglų kalboje. Tai vienintelis pasiuntinys, kurį mes apskritai turėjome bažnyčios perioduose, kurio vardas baigėsi Ham. Greham anglų kalboje. Grehamas. O vardas Greham susideda iš 6 raidžių. O 6 yra žmogaus skaičius. Žmogaus diena. Žmogus buvo sukurtas pradžios 1:26, 6 dieną. Tačiau 7 yra Dievo skaičius. 7 dieną Dievas ilsėjosi. Ne 6 nurodančios, kad Grehamas yra skirtas bažnyčiai, kuri yra pasaulyje, bet Abrahamas susideda iš 7 raidžių.
Jūs pasakysite, skaičiai nieko nereiškia. Tuomet jūs neišmanote skaičių prasmės Biblijoje. Suprantate, dabar tikrai negalėsite to teisingai suprasti, tikrai taip. Dieve tobulumas yra pasiekiamas trejetuose, garbinimas 7, gundimas 40, jubiliejai 50. Ak, viskas, ką tik norite padaryti, visa matematika, Biblijoje slypi matematika. Atkreipkite dėmesį, kad 6 yra pasiuntinys skirtas pasauliui ir atkreipkite dėmesį, kad 7 yra Dievo skaičius. Ir atkreipkite dėmesį į šį pasirodymo laiką dabar arba sūnaus apreiškimą, kai tai bus apreikšta, sūnus. Jie jau atpažino jo vardą, žinojo, kas jis yra. Jis yra El Shaddai, visagalis, Elohimas. Tačiau dabar mes priartėjome prie laiko, kai pažadėtasis sūnus save apreikš. Sūnus, pats Izaokas, kuris buvo pažadėtas, yra pasirengęs pasirodyti veiksmo scenoje. Ir jis negalėjo to padaryti, kol jis nepasiuntė ir nepakeitė jo vardo iš Abramo į Abraomą, nes jis buvo tautų tėvas. Atkreipkite dėmesį, Ham, anglų kalboje Abraham, Ham, tėvas, tautų tėvas. Pažiūrėkite, kaip tai dera su Malachio 4 žodžiais, atstatys tikėjimą atgal į tėvų. Kad Abraomo sėkla būtų atstatyta į tokį tikėjimą, kokį turėjo tėvas Abraomas, jo karališkoji sėkla. Malachijo 4 bus išpildyta, kad būtų sugrąžintas tikėjimas, kuris kadaise buvo pradžioje. Sugrąžins jį karališkai Abraomo sėklai. Tai yra pažadas. Būtent toks yra pažadas. Karališkoji sėkla turi būti apreikšta ir per karališkąją sėklą, kuri yra Kristaus karališkoji sėkla. Kristus yra karališkoji sėkla ir ta sėkla yra šventoji dvasia, esanti Dievu tikinčiųjų žmonių širdise, kurie laikosi jo žodžio. Ir Dievas, veikiantis per juos, neša tą pačią žinią. Dar trumpam ir pasaulis manęs daugiau nematys, bet jūs mane matysite, nes aš būsiu su jumis, netgi jumis, darbus, kuriuos aš darau, jūs taip pat darysite. Matote, tai yra atskleidžiama paskutinėmis dienomis, kaip tai turės įvykti. Taigi, dabar atkreipkite dėmesį į 18 skyrių. Iš karto po vardo pakeitimo pasirodo Dievas, kad apreikštų save kūne. Po to, kai vardas tampa žinomas, kas jis yra, Dievas pasirodo kūne. Abraomas vieną karštą dieną likus kelioms savaitėms ar mėnesiams iki Sodomos sudeginimo ir iki Izaokui pasirodant veiksmo scenoje. Ir atkreipkite dėmesį, kad Abraomas sėdėjo po savo ąžuolu. O Lotas buvo Sodomoje ir jie mėgavosi pasaulio malonumais. Vis dėlto jis buvo pastorius Lotas, tikriausiai jis ten turėjo savo gražią mažą bendruomenę. Ką jis bedarė, Biblijoje sakoma, to laiko nedorybės ir nuodėmės vargino jo teisę sielą. Taigi jam turėjo būti panašiai kaip ir daugeliu šiuolaikinių Lotų šiandien, bet jis žinojo, kad negalėjo nieko prieš tai pasakyti. Taigi, pastebėkite, jis buvo ten. Bet Abraomas, po to, kai jam buvo apreikštas, taigi, kad tai buvo Elohimas, kuris su juo kalbėjo. Tada jis sėdėjo po ąžuolu ir ten atėjo 3 vyrai, atėjo kaip žmonės. Pastebėkite, kokį poveikį Abraomui padarė apreiškimas to, kas yra Dievas, ką tai su juo padarė. Po to, kai jo vardas buvo pakeistas iš Abramo į Abraomą, jis pamatė ateinančius 3 vyrus ir pavadino juos 3 vienu, mano viešpatie. Jie 3 buvo viena. Ne tai buvo su skaičiumi 6, Lotų. Jis pamatė 2 ateinančius ir tarė, mano viešpačiai. Abraomo regėjimas ir apreiškimas parodė jam, kad jis yra visagalis Elohimas. Jo sėkla turi priimti tą patį dalyką. Atkreipkite dėmesį, kaip jis apreiškė save, kaip jis atskleidė save, ar jis buvo teisus ar ne. Atkreipkite dėmesį, kokį ženklą jis parodė tikriems tikintiesiems. Ką jis padarė? Kad jis sužinotų, jog tai buvo Elohimas. Taigi, jis pasakė, mano viešpatie, iš didžiosios raidės viešpats. Bet kuris teologas, jūs tai žinote, bet kuris teologas žino, kad tai Elohimas. Vienas visagalis Elohimas. Kartą vienas vyras man pasakė, ar jūs netikite, kad tai buvo Dievas? Aš atsakiau, tikrai tikiu. Abraomas pasakė, kad tai buvo Dievas. Jis kalbėjosi su juo. Jis turėjo žinoti. Taip. O, tarė jis, ar jūs turite omenyje Dievą, kuris ten stovėjo ir valgė to veršelio mėsą ir gėrė karvės pieną ir valgė kukurūzų duoną, ar kaip jį ten anuomet vadinosi? Aš pasakiau, jis tai padarė. Na, jūs tiesiog nepažįstate mūsų Dievo. Na, tai bent, jis galėtų tiesiog, jis tiesiog ištesė ranką. Mes esame sudaryti iš 16 elementų.
naftos, kosminės šviesos, potašo, kalcio ir taip toliau, tik 16 elementų. Jis tiesiog sujungė tai kartu, įkvėpė į tai ir nusileido žengdamas žeme. Aš labai džiaugiuosi, kad jis yra toks tėvas. Nors odos kirminai sunaikins šį kūną, jis jus pašauks. Jis pažadėjo, kad jis tai padarys. Jis yra Elohimas. Staigiai paėmė dar vieną saują ir pasakė, ateik čia, metelę, ar kuris ten iš jų buvo angelams, ir nusileisk. Nueikime į Sodomą ir pažiūrėkime, kas ten vyksta. Ir Abromas po šio preiškimo pamatė ir suprato, kad yra tik vienas Dievas. Ir pamatęs tai jis tarė, mano viešpatie, ateik į šalį, prisėsk, leisk man nuplauti tau kojas. Jis nepasakė viešpatie ir atkreipkite dėmesį, tai yra parašyta iš didžiosios raidės. Visi tai žino, aš turiu emfatinį diaglotą. Matote, čia parašyta iš didžiosios raidės viešpats, Elohimas, visagalis, pasakė, leisk man atnešti truputį vandens, nuplauti tau kojas ir duoti duonos kąsnį. Tada tu galėsi toliau eiti savo keliu. Sakykit, aš ganėtinai ilgai ties tuo užtrukau, verčiau paskubėsiu, aš norėjau iki čia prieiti, bet nežinau, kada man pavyks, ar galite dar truputį pakentėti. Atkreipkite dėmesį, Elohimas, visagalis, Dievas, ir jis pasakė, atkreipkite dėmesį į tai, ką jis padarė. Taigi, du iš jų pradėjo, jie vis žiūrėjo žemyn link Sodomos, o jis tarė, ar manote, kad aš laikysiu tai paslaptyje nuo Abromo? Jis nieko nedaro tol, kol jis nepreiškia to savo pranašams, suprantate, jis leidžia jiems tai sužinoti. Ir jis tarė, aš nenuslėpsiu to, matydamas, kad jis yra Dievo palaimintas ir jis paveldės žemę ir taip toliau, jo sėkla bus, kitaip sakant, jis bus daugelio tautų tėvas, nenuslėpsiu to nuo jo, aš leisiu jam tai sužinoti. Ir taip jis pasakė, pradėjo jam tai apreikšti. Ir jis pasakė, Abromai, o ne Abramai, Abromai, kur yra tavo žmona Sarach? Iš kur jis tai žinojo? Na, vos dieną prieš tai jis buvo Abramas, dieną ir dvi prieš tai ji buvo Saraja, o dabar Sara. O jis, Abromas, pasakė, Abromai, kur yra tavo žmona Sara? Abromas atsakė, ji yra palapinėje už tavęs. Jis tarė, aš ketinu jūs aplankyti pagal gyvenimo laiką. Ir šis pažadėtasis sūnus jau yra pasirengęs pasirodyti veiksmo scenoje. Jis jums gims. Ir Sara, kaip ir nusijuokė pati savo, tarė, aš būdama sena ir vėl turėsiu malonumą su savo viešpačiu, matydama, kad jis yra senas, kažkas panašaus, nes jai buvo 90, o jam 100. Ir taip, ar dabar galėsiu vėl tai padaryti? Ir angelas, pasiuntinys, Dievas, žmogaus kūne paklausė, kodėl jį nusijuokė. Tai buvo patvirtinimas. Kodėl? Parodė, kad apreiškimas buvo teisingas, parodė, kad tai, kaip jis pavadino jį, Elohimu, buvo teisinga, nes jis buvo žodis. Tai buvo Hebrajams 4 skyriuje 12 eilutėje parašyta, Dievo žodis yra aštresnis, galingesnis už bet kokį dviašmenį kalaviją ir išvelgiantis širdies mintis bei ketinimus. Ir kai Abromas pamatė tai, tada jis buvo tikras, kad gali jį vadinti Elohimu. Elohimas, jis buvo žodis, tas pats vakar, šiandien ir per amžius. Atkreipkite dėmesį, kad kai Jėzus karališkoji Abromo sėkla pasirodė veiksmo scenoje, jis tuo pačiu ženklu atskleidė save prigimtiniai Abromo sėklai, bet anie jį pavadino Belzebubu. Tai apakino juos, netikinčiuosius apakino juos ir paskatino pikžodžiauti ir pasiuntė juos į pragarą. Tačiau tikintiesiems, kurie buvo paskirti amžinajam gyvenimui, tai suteikė amžinąjį regėjimą. Atkreipkite dėmesį, Jėzus pažadėjo, kad paskutinėmis dienomis prieš pat žmogaus sūnaus atėjimą, kad jis ateis ir save apreikš. Dienomis, kai bus apreikštas žmogaus sūnus, ši karališkoji Abromo sėkla pamatys tą patį ženklą. Dabar atkreipkite dėmesį, kai jis pasakė, tai yra Švento Luko 17, 28 ir 30. Ir kai buvo Sodomos dienomis. Taigi, Jėzus tai pasakė, aš už tai neatsakau. Aš esu atsakingas už tai, kad tai pasakyčiau, tai, ką jis pasakė. Bet Jėzus pasakė taip, kai buvo Sodomos dienomis, tai bus ir ateinant žmogaus sūnui. Dabar atkreipkite dėmesį, dienomis, kai žmogaus sūnus bus apreiškiamas, kai žmogaus sūnus bus apreiškiamas savo bažnyčiai, kaip Abromui. Jis buvo Dievas, jis vis nusileisdavo
žemyn, patvirtino sandorą, atpažino, kas jis buvo ir jo vardas pasikeitė. Atkreipkite dėmesį, kad jis pasikeitė prieš pat užlipdamas ant kalvos, žvelgia į Sodomą, prieš pat pasirodant pažadėtajam sūnui. Jėzus kalbėjo apie tą patį paveikslą. Jėzus skaitė tą pačią Bibliją, kurią skaitau aš ir jūs. Jei norite sužinoti, kas tai buvo, grįžkite atgal ir pažiūrėkite, ką jie darė Sodomos dienomis. Atkreipkite dėmesį, kad ne tiek Nojaus dienomis jis pasakojo apie jų amoralumą, apie tai, kaip jie valgė, gėrė, tuokėsi, tekėjo, kiek Sodomos laikais. Dabar nebėra vandens. Dievas tai pažadėjo vaivorykštės ženklu. Jis davė mums ženklą, jis visada duoda ženklus, vaivorykštė, jis visada prisimena savo ženklus, visada yra ištikimas jiems per daugelį metų, niekada nepamiršta parodyti vaivorykštę ženklo. Jis visada rodo savo ženklus, atkreipkite dėmesį, ir tame ženkle jis pažadėjo, kad nesunaikins pasaulio daugiau ne vandeniu, bet jis pasakė, kad jis sudegs. Ir atkreipkite dėmesį, kad Jėzus čia sako, kai buvo Sodomos dienomis, pagonių pasaulis turėjo būti sunaikintas. Sodomiečiai. Dabar pažvelkite į tautų moralę. Pažvelkite į bažnyčios moralę. Tiesiog kaip Lotas. Pažiūrėkite, kas yra tarp jų. Vyras Grehamas smarkiai bara juos, tuos politikus, tą žemiškąją bažnyčią. Dabar apie dvasinę bažnyčią. Visada yra 3 žmonių klasės, tai yra tikintieji, netikintieji ir apsimetantis tikintieji. Jų yra kiekvienoje minioje. Jei jaustumėte tokį spaudimą kaip aš, žinotumėte, kad šį vakarą jie yra čia pat. Taigi jūs ir visi 3, atkreipkite dėmesį, kur jūs bebūtumėte, ten visur visada yra tos 3 klasės. Taigi, jei pamatysite, kad tas pats turi vykti, kai žmogaus sūnus turės būti apreikštas karališkai Abraomo sėklai per Kristų, Kristus yra karališkoji sėkla, kai jis yra apreiškiamas paskutinėmis dienomis. Dabar poziciškai pasaulis tiksliai nusileidžia, nes sūnus pakilęs rytuose, nusileidžia vakaruose ir buvo niūri diena, sukurtos organizacijos, denominacijos, bet vakaro metu bus šviesa, pasakė pranašas Jeremijas. Taigi ir tomis dienomis, kai tas sūnus, jis išeina iš už denominacinių debesų, kad save apreikštų, jis pasakė, kad pasaulis bus nugrimzdęs taip pat kaip Sodomos dienomis ir žmogaus sūnus vėl save apreikš savo žmonėms. Pažvelkite, kaip jis tai apreiškė Izaoko sėklai. Pažvelkite, kaip jis apreikštai karališkai sėklai, karališkai nuotakai, karalieniai. Karalienė yra karališkoji sėkla. Kaip Egipte Dievas išvedė tautą iš tautos, taip jis išveda bažnyčią iš bažnyčios arba nuotaką iš bažnyčios, bažnyčią iš bažnyčios. O moters sėklos likutis tai yra tai, kas liko. Ten bus verksmas, riksmai ir dantų griežimas, nes jie neturėjo aliejaus savo žibintuose, šventosios dvasios. Tai visada yra parodoma. Štai jie. Pozicija yra tinkama. O dabar pažvelkite į tą kalvą. Taigi, bažnyčia, Abraomas, Lotas, sodomiečiai, pasaulis, bažnyčia, išrinktieji, bažnyčia, nuotaka, iš bažnyčios. Mūsų padėtis yra tinkama, pasaulis tiesiog krypsta link to. Iškrypimas, viskas yra iškreipta. Tai yra, pasakysiu jums, viskas yra sukryžminta. Jie, leisdamasis keliu, pamačiau didelį ženklą su užrašu. Sukryžminti kukurūzai. Na, jie yra niekam tikę. Ne. Tai turėtų priversti jūs, ateistus, pašokti. Kai Dievas pasakė, tegul kiekviena sėkla duoda pagal savo rūšį ir jūs galite sukryžminti kukurūzus ir padaryti juos gražesnius, bet negalite jų pasodinti atgal. Juose nėra jokios gyvybės. Ir taip jūs padarėte su bažnyčia. Padarėme ją gražią, papuošėme ją denominacinėmis puošmenomis, bet joje nėra jokios gyvybės. Ji negali vėl išreikšti tų biblinių įrodymų. Suprantate, negali išreikšti Kristaus prisikėlimo įrodymų. Tai sukryžmintas reikalas. Geriau apsirengę žmonės, geriau apmokami, didesnės denominacijos, turtingesni, būtent iš Laodikėjos periodo. Būtent taip, turtingas. Neturintis jokio poreikio, o nežinai, kad esi nelaimingas ir apgailėtinas ir beturtis ir aklas ir nuogas. Jeigu žmogus žinotų, kad jis yra nuogas, jūs galėtumėte su juo pasikalbėti, bet kai jis to nežino, tai apgailėtina būsena, graudi. Neniekinkite žmonių, bet būkite gailestingi.
O kas, jeigu jūs pats būtumėte tokioje būklėje? O kas, jeigu žodis jums nebūtų apreikštas? Ką jūs darytumėte? Kas dar turėtų prasmę, jeigu jūsų akys būtų tokios aklos, kad negalėtumėte to pamatyti? Tai apgailėtinas reginys. Būtent tokioje padėtyje. Jūs niekaip to nepakeisite, tiesiog yra taip, vyksta būtent tai, ką jis pasakė, kad įvyks. Šie ženklai bus paskutinėmis dienomis, pažiūrėkite, kur jie sėdi, būtent taip. Dabar atkreipkite dėmesį į sukryžminimą. Žinote, jei paimsite, pavyzdžiui, asilą ir sukryžminsite jį su arkliu, tiksliau kumele, ir ką gausite? Gausite mulą. Tačiau šis mulas negali pasidauginti pagal savo rūšį. Suprantate, Dievas pasakė, tegul kiekviena sėkla duoda pagal savo rūšį. Iš kurgi kyla jūsų evoliucija? Jūsų pačių projektas yra pasmerktas. Tai, kuo sakote, kad tikite. Dievas pasakė, tegul kiekviena sėkla duoda pagal savo rūšį. Jis nebegali pasidauginti. Ne. Ties juo viskas baigta. Ir aš manau, kad mulas yra vienas iš nemokšiškiausių gyvūnų, kokius tik esu matęs. Jums nepavyks jo nieko išmokyti. Jis sėdės su savo didelėmis, ilgomis ausimis, žinote, ir lauks iki paskutinės lemiamos minutės, kad jums įspirtų prieš nugaišdamas. Jis tiesiog, jums nepavyks jo nieko išmokyti. Tai man primena, jis sėdės ten, o jūs pradėsite jam pasakoti dalykus. Man tai primena kai kurios žmonės, kurie šiandien skelbėsi esą tikintieji. Didelės ilgos ausys sėdi ten ir sako, stebuklų dienos praėjo, Jis nežino, iš kur jis atsirado. Jis nieko apie tai nenutuokė, vienintelis dalykas, kurį žino, yra kažkoks bažnyčios tikėjimo išpažinimas, bet leiskite man jums pasakyti, kad aš gerbiu grynaveislius, vaikyti, jis gali jums nurodyti savo kilmę, jis gali pasakyti, kas buvo jo tėtis, kas buvo jo mama, kas jo močiutė, senelis buvo, jis yra grynaveislis, taip pat ir grynakraujai krikščionys, gali atsekti tai tiesiog iki pat apaštalų darbų knygos ir pamatyti, iš kur jie kilo, grynakraujais krikščionys, gimęs iš tos pačios dvasios, tas pats dalykas veikiantis taip pat. Tie patys persekiotojai, asilai ir arkliai maitinasi kartu. Teisingai. Štai taip, tačiau jūs turite tai turėti. Ši diena yra susikryžminimo diena. Netaip seniai Reader's Digest mačiau straipsnį, jei moteris ir toliau maitinsis tokia sukryžminta mėsa ir kitais dalykais, jos negalės pagimdyti savo vaikų, jos keičiasi, jų pečiai praplatėja, o klubai susiaurėja. Na, tai žinote, žmogus visada naikina save per civilizaciją. Sugrįžkite pas Dievą, tikėkite Dievu, sugrįžkime prie originalios sėklos, sugrįžkite ir tikėkite tuo. Jūs skaitėte mano garsajustę, gavote mano garsajustės, tiksliau, manau, klausėtės šių originali sėkla, nuotakos medis ir kitas, tai yra tiesa, viešpats tai žino, kaip tie dalykai yra išpranašaujami dar prieš mėnesius, jūs žmonės, tai, kad čia matote, yra tik smulkmenos, kurias matote vykstant. Paklauskite žmonių, kurie yra kartu su mumis, paklauskite, ar nors kartą tai neišsipildė, yra pasakoma apie žmonės, žemės drebėjimus, įvykstančius dalykus, šventoji dvasia mums pasako, ar tai tiesa. Čia yra žmogus, kuris buvo žinoma ir apie skirtingus žmonės, kaip Marilyn Monroe, daug anksčiau dar prieš jai mirštant, jie teigia, kad ji nusižudė, ji to nepadarė, ji numirė ištikta širdies smūgio, be abejonės. Šis vyras, šis kovotojas mažino liniją Vokietijoje, visi tokie dalykai, tiesiog tūkstančiai dalykų kiekvieną kartą su tobulu tikslumu, tai negali būti niekas kitas, tik šventoji dvasia, suprantate, jis tai pažadėjo. Jis parodė 7 dalykus 1933 metais, kurie vyks ir dabar kiekvienas iš jų išsipildė, išskyrus 2 dalykus tobulai tiksliai, kad net prezidentas Kennedys bus išrinktas, tai yra čia pat mano knygose pasakyta lygiai prieš 33 metus, kaip kad mažino linija bus pastatyta 11 metų iki jos pastatymo, kaip Hitleris iškils ir fašizmas, ir nacizmas, ir visa tai, kad suvaržytų komunizmas sunaikins katalikybę ir tai vyks, taip nesvarbu, ką jie bedarytų, ir parodė, kad įsikurs ekumeninė taryba ir kad visos bažnyčios susiburs ir suformuos atvaizdą vadinamą žvėries ženklu. Jūs matote tai artėjant pakeliui, dabar būtent taip tai turi įvykti, nes tai niekada nesuklydo. Kiekvienas, kuriam tai yra žinoma, tokių yra visame pasaulyje, tai ne karto nepavedė. Prieš mėnesius ir metus tai tiesiog visiškai tobulai išsipildo. Žmonės, tai Dievas tarp jūsų, Dievas mumyse, šventoji dvasia. Atkreipkite dėmesį, kad čia Luko 17 skyriuje Jėzus pasakė, jo karališkoji sėkla bus atpažįstama pagal tą patį dalyką. O, sugrįžkite, o išsklaidytieji iš savo denominacijų pas savuosius. Kiekvienas iš mūsų gali tikėti šiuo Dievu. Jei tikite Dievu, žinote, kad Dievas išgydo ligonius. Nėra jokios abejonės. Na, jei netikite tuo, žinote, anomis dienomis jie sakė, Jehova, mes žinome, kad jis gali išgydyti, bet jis negali išgelbėti. Dabar jis gali išgelbėti, bet negali išgydyti. Matote, tas pats velnės, tas pats dalykas. Jis yra ir gelbėtojas, ir gydytojas. Jis yra Jehova Jirech ir Jehova Rafa. O, sugrįžkite. Atminkite, kad jis pažadėjo šią padėtį, kad viskas susidėlios tiesiogiai tokias vietas kaip dabar, kad tai įvyks. Jis pasakė, kad tai įvyks ir tai turi įvykti. Žmonės, aš atsiprašau, aš jūs ilgai užlaikiau. Minutėliai, palenkime galvas, aš ketinu, galbūt užbaigsiu tai rytoj vakare.
Čia turiu dar apie 6 lapus užrašų. Akimirkai palenkite galvas, visi būkite pagarbus. Jūs galite su manimi nesutikti. Jūs turite teisę į tai, aš turiu teisę išreikšti tai, ką galvoju. Aš parodžiau pagal raštą. Dabar yra nesvarbu, ką aš sakyčiau. Jei Dievas to nepagrindžia, tuomet Urimas ir Tumimas neveikia. Tai yra atmetama. Nesvarbu, kaip gerai ir tikrai tai skamba, Urimas ir Tumimas turi tai parodyti. Sėkla turi atgyti. Jei taip neįvyksta, vadinasi, tai netiesa. Taigi, kalbant apie išgydymą, bandžiau jums pasakyti, kad nesu išgydytojas. Yra daug žmonių, kurie save vadina išgydytojais. Taip pat yra daug kritikų, kurie vadina žmonės išgydytojais, kad tik pakritikuotų. Jų širdis nėra tvarkoje su Dievu, suprantate. Visi žino, kad joks žmogus negali išgydyti kito žmogaus. Dievas išgydo ligą. Jeigu Dievas pareikalaus jūsų mirties, melskitės kiek tik norite, o ligoninėje gali nors kasdien jums suleisti skysčio injekciją, tačiau jūs vis tiek mirsite. Jei šį vakarą įsipjaučiau savo ranką ir stovėčiau čia su įpjauta ranka, nėra nei vieno vaisto pasaulyje, kuris galėtų išgydyti mano ranką. Mes neturime vaistų, kurie išgydo. Jokie vaistai neišgydo. Tai jums pasakys bet kuris gydytojas. Jie tik palaiko tvarką, kol Dievas gydo. Jie negali užauginti audinių. Kai įsipjaunu savo ranką ir, pasakysite jūs taip, broli Branhamai, yra vaistų, kurie galite išgydyti. Gerai, aš noriu sužinoti, kokie tai yra vaistai. Leiskite, parodysiu jums. Jei susižaločiau ranką ir čia negyvas nukrisčiau, gydytojas galėtų ateiti išbalzamuoti mano kūną ir padaryti, kad 50 metų atrodyčiau natūraliai. Susiūkite mano ranką, išvežkite mane ten ir kasdien suleiskite penicilino ir po 50 metų tas pjūvis bus toks pat kaip ir tada, kai buvo padarytas. Jei vaistas buvo sukurtas tam, kad išgydytų pjūvį, kodėl jis jo neišgydo, bet koks vaistas, kuris galėtų išgydyti įpjovimą mano rankoje, turėtų išgydyti įpjovimą ant šio stalo, įpjovimą mano palte. Jeigu jis užgydytų įpjovimą, jis užgydys įpjovimą, nesvarbu, kur jis būtų. Na, pasakysite jūs, juk medicina buvo sukurta žmonėms, o kodėl tuomet jį neišgydo? Na, pasakysite jūs, gyvybė iš tavęs išėjo, tuomet yra dar kažkas be vaistų, kas išgydo. Žinoma, tai gyvybė, o gyvybė yra Dievas. Tikrai taip, vis dėlto kai kurie yra iškreipti nusidėjėliai, tačiau jūs esate sukurti pagal Dievo atvaizdą ir gyvybę, kurią turite, jums davė Dievas, jūs žinote tai, nes Dievas yra gydytojas, gyvybė yra gydytojas. Jūs tikite tuo, suprantate, matėte tai tiek daug kartų. Dabar tiesiog priimkime jį, ar priimsite prieš mums tai padarant. Norėčiau sužinoti, kiek iš čia esančių žmonių yra įsitikinę prieš, jei esate čia pirmą kartą, niekada čia nebuvote, ar tikite, kad jis yra Dievo sūnus. Ir pagal šią žinią šį vakarą, vien pagal žodį, dar prieš jam ką nors padarant, kaip ženklą, kad jūs juo tikite ir norite, kad prisiminčiau jūs maldoje, pakelkite savo ranką, ar padarysite tai, tai laiminais Dievas, tai bent 3 ar 400 rankų, laiminais Dievas. Tikėjimas ateina iš klausimo, klausimas iš Dievo žodžio. Tai pasakiau todėl, kad ta sėkla suras Dievo palankumą. Manau, kad dabar, užuot tik kvietęs į maldos eilę, čia paprašysiu jūsų pasimelsti. Leiskite jums pirmiausiai pateikti rašto vietą. Tai, ką darome, turi būti pagal raštą, Dievas nepagerbs nieko kito, Dievas nepagerbs melo. Jūs tai žinote, jūs negalėtumėte to priskirti jam, jis negerbė melų, jis gerbė vien tik savo žodį, tačiau jis pažadėjo, kad mano žodis nesugrįž pas mane tuščias, jis įvykdys tai, kam buvo skirtas, ir mes matome šiandienai skirtą žodį, kad ir kiek stovykloje kiltų netikėjimo, Dievas pagerbs savo žodį, kai jis ras tikėjimą, kuriuo jį pagerbs. Dabar noriu, kad kas nors šiame pastate atsiverstumėte šią rašto vietą. Manau, kad tai yra Hebrajams 3 skyrius. Biblijoje yra sakoma, kad dabar pat jis yra aukščiausiasis kunigas, kuris gali atjausti mūsų silpnybės. O jūs, kurie pakėlėte savo ranką, noriu, kad kai tik baigsis tarnavimas, ateitumėte ir sustotumėte čia aplink, kad už jūs pasimelstų ir priimtumėte Kristų kaip savo gelbėtoją. Pasirinkite vieną iš čia esančių puikių bažnyčių, nesvarbu, kur tai būtų. Pas ką nors, kas skelbia Evangeliją, nueikite pas juos ir paprašykite krikščioniškojo krikšto ir nuo ten pastorius jūs ves toliau. Jis yra Dievo žmogus, jis yra pašauktas būti Dievo žmogumi, jis nuo ten ves jūs toliau. Taip pat, jei būčiau šiame mieste, priklausyčiau kuriai nors iš šių bažnyčių, aš lankyčiausi pas juos, pas tuos, kurie tiki Evangeliją, aš ten būčiau be abejo, aš susitapatinčiau su jais. Na, būtent tai jums reikia padaryti ir būtent tai jums reikia daryti. Taigi, jeigu jis yra aukščiausiasis kunigas, kuris gali atjausti mūsų silpnybės, taigi jis yra tas pats vakar, šiandien ir per amžius, todėl jis turėtų elgtis taip pat, kaip elgėsi vakar. Dabar
Žiūrėkite, kartą viena moterėlė palietė jo drabužį tinkamu laiku ir jis atsisukęs žinojo, kuo jis sirgo ir pasakė, kad jos tikėjimas ją išgelbėjo ir ji pajuto pati savyje. Ji nesirėmė jokiais skausmais, kad tai įrodytų. Jai nereikėjo to įrodinėti. Jums nereikia nieko įrodyti, jūs tikite Dievu, suprantate, jūs negalite įrodyti Dievo niekaip. Jūs negalite įrodyti, kad išgelbėtumėte savo gyvybę, kad Dievas yra. Tiesiog vaikštinėdami čia ir sakydami, leiskite man jį pamatyti, suprantate, jūs turite juo patikėti. Visa Dievo ginkluotė yra ant gamtinė meilė, džiaugsmas, tikėjimas, ilgas pakantumas, kantrybė, ramumas. Matote, visa tai yra ant gamtiška. Mes žvelgiame į dalykus, kurių nematome žemiškomis akimis. Ir Kristus šį vakarą yra čia. Jis tai pažadėjo, kur 2 ar 3 yra kartu susirinkę mano vardu, aš būsiu jų tarpe. Štai aš vėl. Jis yra čia. Todėl jis yra tas pats vakar, šiandien ir per amžius. Jūs melskitės ir sakykite, viešpatie Jėzau, aš sergu. Ar kokį poreikį beturėtumėte? Aš turiu poreikių ir aš noriu, kad tu, brangus Dieve, pasigailėtų manęs, išgydytų mane ir padarytų mane sveiką. Ir dabar, jei turiu pakankamai tikėjimo, viešpatie, kad galėčiau prie tavęs prisiliesti, aš žinau, kad brolis Brankamas manęs nepažįsta, aš esu nepažįstamasis ir aš žinau, kad jis manęs nepažįsta. Dabar, jei tas žmogus man pasakė tiesą, o aš tikiu, kad taip ir yra, nes tai išeina tiesiog iš tavo žodžio, aš tai perskaičiau, matau, kad tai atrodo visiškai teisinga, dabar patvirtink tai, aš patvirtinu, kad esu Abraomo sėkla per Kristų, aš pareiškiu, kad esu karališkoji sėkla, tikėdamas Jėzumi Kristumi karališkąją sėklą ir aš tikiu, kad esu dalis jo nuotakos, jo bažnyčios, dėl kurios jis ateina. Aš sergu ir turiu poreikių, prašau viešpatie Jėzau, leisk man prisiliesti prie tavo drabužio ir patvirtink man tai, prakalbėdamas per brolį Brankamą, kaip tu pažadėjai, kad bus taip, kaip Sodomos dienomis. Tiesiog leisk jam pasakyti man, apie ką aš galvoju, už ką meldžiuosi, ko noriu, kokie mano poreikiai, ką nors apie mane. Jūs tiesiog tai padarykite. Dangiškasis Tėve. Dabar viskas yra tavo rankose, dabar tai yra viskas, ką galiu padaryti. Aš ar bet kuris kitas žmogus galiu tik pasakyti tai, kad tu čia pasakei tiesą. Dabar patvirtink viešpatie, kad tai yra tiesa, aš kalbėjau apie tave, pasakyk, kad aš sakiau tiesą. Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Noriu, kad jūs tiesiog tikėtumėte. Turėtumėte tikėjimo. Dabar niekas nejudėkite. Tiesiog sėdėkite labai pagarbiai. Noriu, kad įsivaizduotumėte, jog prieš jūs kažkur čia stovi Kristus, prisikėlęs iš numirusių. Vieną kartą jis perėjo tiesiai per sienas, valgė duonos, pasakė, palieskite mane, aš esu kūnas ir kaulai. Ir pranyko jiems iš akių. Taigi jis pažadėjo, kad paskutinėmis dienomis vėl pasirodys žmogaus kūno pavidalu, jūsų kūne, taip kaip jis padarė Sodomos dienomis. Dievas, kuris buvo Kristus, pasireiškęs kūne, dabar jo bažnyčioje, jo nuotakoje. Matote, jie susibūrė, tai susivienijimo metas. Bažnyčios vienijasi, tautos vienijasi ir nuotaka ir Kristus vienijasi. Matote, tai vienijimosi metas. Dabar tiesiog paprastai tikėkite. Nebandykite jaudintis ir kažką išspausti, nes nieko negausite. Tiesiog nuolankiai pasakykite viešpatie, aš tikiu. Kas nors, tai padarykite. O dabar kiek daug jų sėdi priešais mane, ypač... Taigi aš pažįstu čia esančius žmonės ir čia esančius. Pažįstu keletą čia sėdinčių, o gal čia tiesiai priešais mane susitelkime į šią mažą grupelę esančią kažkur čia. Kiek žmonių niekada nematė Kristaus, kuris šitaip save apreiškė per... Pažiūrėkime į jūsų rankas. Niekada to nemačiau. Manau, kad visi yra tai matę. Gerai. Dabar jūs melskitės. Dabar tiesiog būkite pagarbus. Nežinau, ar jis tai padarys. Aš negaliu to pasakyti, tai priklauso nuo jo. Ar tai privers jūs patikėti tikrai stipriai? Viešpats tai girdi, jis žino viską. Vyras, sėdintis čia, kenčia nuo išvaržos. Ar jūs tikite, kad Dievas išgydys tą išvaržą? Tikite? Manau, kad mes su jumis esame svetimi vienas kitam, aš jūsų nepažįstu, niekada jūsų nemačiau, bet jei dėl to meldėtės, pakelkite savo ranką. Jei tai pakelkite savo ranką, šis vyras sėdi. Ar tikite, kad kai Andriejus liepęs Simonui ateiti pažiūrėti, kad jie rado Mesiją ir kai jis atsistojo viešpaties Jėzaus akivaizdoje,
Kadangi dabar esate kontakte su kažkuo, jūsų malda, matote, jis pasakė jam, kas jis yra. Ar tikite, kad Dievas gali pasakyti man, kas jūs esate? Jei tuo tikėsite, jis gali tai padaryti. Ar tai padrasintų jūs tikėti visą širdimi? Ar tai pasielgsite ir visi likusieji? Dabar šis vyras pakėlė savo ranką, kad ir kas jam buvo pasakyti, aš nežinau, aš turėsiu perklausyti garsajus, tai matote, kad ir kas tai buvo teisinga. Ar tai tiesa, ponė? Gerai. Kad ir kas tai buvo, yra tiesa. Ponė Šepardai, tikėkite visą savo širdimi. Jeigu gali patikėti, taigi tai yra nedaugiau, negu jis pasakė, tavo vardas yra Simonas, Jonos sūnus. O dabar, jeigu tik patikėsi, tai viskas, ko reikia, suprantate. Taigi, kas tai yra? Jis tai pažadėjo. Jis davė šį pažadą. Tai parodo, kad jis yra čia. Ne tik aš. Jis yra jumise. Jis yra savo tikinčiųjų kūne. Smulkaus sudėjimo ponia. Verkia ir meldžiasi, nuleidusi galvą. Kenčiate dėl vėžio. Jei nebijosite ir tikėsite, Dievas jūs išgydys. Jeigu tik galėsite tuo patikėti, ji tikrai tai praleis, žinoma. Pone Hood, dabar visą savo širdimi patikėkite, kad Jėzus Kristus jūs išgydys ir jūs galite gauti tai, ko prašėte. Ar dabar tikėsite to iš visos savo širdies? Amen. Šalia jūsų sėdi moteris turintis skrandžio problemų, širdies problemų ir kitų komplikacijų. Jeigu jūs patikėsite visą savo širdimi, jūs galite priimti savo išgydymą. Ar tikite to visą savo širdimi? Ar priimsite tai? Tikite? Gerai? Ta žmogus ten turintis hemorojų. Ar tikite, kad Dievas gali išgydyti tą hemorojų ir išgydyti jūs? Atsistokite. Ką jūs manote apie tai, sėdintysis šalia jo su išvarža? Ar jūs tikite, kad Dievas gali išgydyti jūsų išvaržą ir padaryti jūs sveiką? Moteris, esanti šalia jūsų rankos, kenčia galvos skausmą. Jis dabar apleido jūs, ar ne? Matote? Tai padarė jūsų tikėjimas. Jums tai reikia tik tikėti. Čia yra moteris serganti diabetu. Ar jūs tikite, kad Dievas išgydys ponę, sėdinti čia ir serganti diabetu? Ar tikite, kad Dievas gali pasakyti man, kas jūs esate? Ar tikite? Pone Robinson. Toks yra jūsų vardas. Uždėkite ant jo savo ranką dėl išvaržos. Galbūt Dievas jį irgi išgydys. Jei tuo patikėsite, ar padarysite tai? Gerai, ponė. Moteris sėdinti šalia jūsų, uždėkite ant jos ranką. Pone, jis serga neuritu. Ar tikite, kad Dievas išgydys neuritą ir padarys jūs sveiką? Jei taip, jūs taip pat galite pasveikti. Jūs turite tuo patikėti. Dabar tai yra patvirtinimas. Dievas davė pažadą. Dabar kiek žmonių tiki, kad Kristus yra čia? Ar jūs tikite tuo? Dabar visi, kurie norite dabar jo akivaizdoje, kurie norite jo galestingumo, kurie norite galestingumo savo sielai ir norite jį priimti dabar, kai esate jo akivaizdoje atpažintoje. Dabar žmogus galėtų ateiti čia su vinių randais rankose ir erškėčių įspaudais ir pasakyti, aš esu viešpats. Tai galėtų padaryti bet kuris senas veidmainės, bet gyvybė. Viešpatės Jėzaus kūnas sėdi didenybės dešinėje. Kai jis ateis, laiko daugiau nebebus. Kai tas kūnas sugrįž į žemę, tačiau jo dvasia yra čia. Jo gyvybė liudija, kad jis yra čia. Suprantate, aš būsiu su jumis, netgi jumise iki pasaulio pabaigos. Ir jūs dabar norite iš jo gailestingumo. Ar atsistosite tik maldos žodžiui? Visame pastate, jūs, kur bebūtumėte, ar atsistosite, Talaminos Dievas ten gale teisingai, tiesiog toliau stovėkite ant kojų, tai viskas, ko iš jūsų noriu. Tiesiog minutėlį atsistokite, kad pasimelstumėme. Jeigu jūs stovėsite už jį, jei gėdėjatės, jo dabar jis gėdysis jūsų prieš tėvą. Ir jei jūs norite išpažinti jį, dabar jis išpažins jūs prieš tėvą. Dabar aš noriu priimti Kristų kaip savo gelbėtoją, noriu, kad jis pripildytų mane savo dvasia. Dabar pat aš noriu jo. Akimirką pastovėkite, jei norite maldai, atsistokite teisingai, noriu, jaučiuosi vedamas tai padaryti. Tai kvietimas prie altoriaus, atsistokite, neturime altoriaus, prie kurio galėtume ateiti. Jūsų širdis yra altorius, tiesiog atsitraukite nuo viso netikėjimo ir žinokite, kad jis dabar yra čia. Atsistokite ant kojų, jūs, kuri norite priimti Kristų dabar dieviškoje akivaizdoje, kurią jaučiate, kuri dabar yra patvirtinta. Dabar palenkime savo galvas. Viešpatie Jėzau, jie yra tavo. Tu pasakei, niekas negali ateiti pas mane, jei mano tėvas jo nepritrauks.
O dabar pagal mokslą jie negalėtų net savo rankos pakelti. Gravitacijos dėsnis teigia, kad rankos turi būti nusvirusios žemyn, tačiau juose yra gyvybė, kuri priartėjo prie amžinojo gyvenimo, Kristaus, ir jie savo širdie nusprendė, kad su pasauliu viskas baigta. Ir jie pakėlė rankas ir atsistojo ant kojų, nepaisydami gravitacijos dėsnio, parodydami, kad juose yra gyvybė. Taip ir mes priešinamės pasaulio ir netikėjimo dėsniams. Jėzaus Kristaus vardu jie yra tavo. Jie yra Evangelijos meilės dovanos. Jie yra tarsi šio vakaro žinios paminklai ir tavo didžios akivaizdos su mumis. Tu įrašei jų vardus į avinėlio gyvenimo knygą, Viešpatie. Meldžiamės, kad kiekvienas iš jų būtų ten kaip tavo vaikai, tavo mylimieji. Pripildyk jo šventąją Dievo dvasia jų širdise. Tegul jų gyvenimai būna taip įkrauti visagalio Dievo gale, kad iš jų sklistų nuolankumas, meilė, gerumas ir švelnumas ir toks uolumas pamatyti kitus išgelbėtus, kurie kadaise buvo jų padėtyje. Suteik tai, Viešpatie. Vienintelis dalykas, kurį galime padaryti, Viešpatie, yra tikėti. Ir jie stovi kaip jų tikėjimo paminklas. O dabar kartu su mano ir jų tikėjimu mes tikėjimu dedame tai ant tavo aukuro. Ir jie yra auka, kuri yra padėta čia ir laukia, kol paaukotas Dievo sūnus priims juos į savo karalystę. Suteik tai, Viešpatie. Tegul dabar jie atitenka tau. Jėzaus Kristaus vardu. Dabar jūs, kurie tikite juo visą širdimi, kurie stovite, pakelkite ranką ir pasakykite, aš tikiu juo, dabar aš jį priimu kaip savo atpirkėją ir prašau šventosios dvasios krikšto. Pakelkite savo ranką, te laimina jūs Dievas. Dabar galite sėstis ir aš noriu, kad iš karto nedelsdami pradėtumėte lankyti kokią nors bažnyčią. Rytoj vakare čia pastate vyks susirinkimas dėl šventosios dvasios krikšto. Taigi yra daug fanatiškų dalykų, kuriuos žmonės išsako apie šventąją dvasią, bet tai nereiškia, kad tikros šventosios dvasios iš viso nėra. Yra tikra dora šventojo Dievo dvasia, lygiai tokia pati. Ir aš tikiu, kad rytoj vakare jis susitiks su mumis čia. Dabar, kas iš esančių šiame pastate esate įsitikinę, kad mes esame pabaigos laike? Kas esate įsitikinę, kad tai yra tiesa, kad žodis turi būti toks paskutinėmis dienomis? Pakelkite savo ranką. Kas iš jūsų esate tikintieji, pamojuokite rankomis. Gerai, Jėzus pasakė šiuos žodžius, šie ženklai lydės tuos, kurie tiki, jei esi tikintis. O kam iš jūsų savo kūne reikia Kristaus? Pakelkite savo rankas. Gerai, jūs tikintieji, kurie sėdite šalia jų, uždėkite rankas vienas ant kito, kaip jūs meldžiate savo bažnyčioje, taip melskitės ir čia. Nesimelskite už save, jūs melskitės už juos, jie melsis už jūs. Biblijoje yra pasakyta, jie uždės rankas ant ligonių ir jie pasveiks. Dabar jūs melskitės taip, kaip mokote ir su pažadu. Viešpatie Jėzau, jie yra tavo. Priimk juos į savo karalystę ir išgydyk kiekvieną iš jų, Viešpatie, ir per šias nosinės Viešpatės. Jėzaus Kristaus vardu suteik tai, Viešpatie. Šėtonas prarado savo valdžią, tegul visagalio Dievo galia išgydo kiekvieną.